BetSafe Casino. Lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki, bičiuliai. Jūs įsijungėte Driftoholikų podcastą ir iš pavadinimo jau galite suprasti, kas jūsų laukia. Po valandos 55, ar berods valandos 51 minutės mes su Andriumi Vasiliausku supratom, kad toli gražu dar nėra išsišnekėta apie viską, ką Andrius yra patyręs ir pamatęs savo drifto karjeroje. Tai dabar likus keletui dienų iki BetSafe Drift Finals, kurie jau šį sekmadienį. Andrius dar kartą mūsų studijoje ir tikiuosi, šį kartą jau pasišnekėsim normaliai. Labas, Andriu. Labas, Lina, ačiū, kad dar kartelį pasikeitė ir manau, kad reikės aptarti tos neaptartos klausimus. Ir dar naujų yra nutikę šiaip. Andriaus podcastas buvo žiūrimiausias iš visų Driftoholikų epizodų, surinko 28,000 peržiūrų, tai reiškia, Andriaus istorijos tikrai įdomios ir aš ne tik neabejoju, kad jų dar yra, bet dar jų ir bus dar sočiai ir ateityje, tai jaučiu, kad visiems teks pasimatyti. Visų pirma, reikia tą pasveikinti su didžiausia lenktynė, kurią gyvenime pasirašėjai. Čia tau ne Omanas, ne DC, o Andrius dabar jau žinotas vyras yra, tai jau pasikeitė gyvenimas. Aš jį vadinau 5-mečio projektu. Tik 5-mečio? Nu, mes su žmona 6 metus draugaujame ir po kokių gal gerų 2 metų 2 pradžios draugystės jau kaip ir pradėjom galvoti apie tas vestuvės, tai iš esmės tai jo, tai toks 5-mečio projektas ir jis jau įvyko, įgyvendintas ir, kaip sakau, esu laisvas nuo šio projekto, nuo galvos sukimo, ką darysim, kaip darysim ir kur viskas vyks. Dabar naują gieškę surinkti yra žymiai lengviau negu vestuvės pasirinkti. Paskutiniu metu jo. Tikrai. Nors nebuvo tiek daug darbo, kaip sakau, Ieva viskom pasirūpino pagrindu, bet... Kostiumą reikėjo nusipirkti, ne? Taip, bet iš esmės tai yra tikrai sunkus žingsnis. Manau, tu tai žinai, tu irgi tai praėjęs jau. Aš savo vestuvės per 40 minučių suorganizavau, supratau, kad reikėtų man vestuvės organizuoti, nes nieko ten sudėtingo palyginus su varžybom. Kaip ir varžybos turbūt, ne? Jo, 3 kart paprašiau, nes yra nemažai šansų, kad nieko neužmuši per vestuvės. Žinai, mano renginių prasme saugumo labai daug. Kas tavo atveju sudėtingiau būtų, ar 3 dienų Matsuris Šiauliuose, ar geros vestuvės? Nežinau, kaip patyti geras vestuvės, nes tik vienas dariau ir tokia, žinai, trumpas, bet nemanau, kad man labai tai kažkaip skirtusi, žinai. Manęs jeigu paklaustų, tai jeigu paklaustų, kas yra lengviau vestuvės ar surinkti naują mašiną, sakyčiau, 2 mašinas surinkti lengviau. Okay. Tai Andrius žinotas ir tai nėra vienintelis dalykas, kuris pasikeitė nuo tada, kai tu buvai paskutinį kartą studijoje, nors aš jau sakiau, kad stengsime šį kartą apie mašinas labai nekalbėti, bet jau turbūt reiktų sakyti, kad trendas. Nes šiandien aš ryte pažiūrėjau vokiškų drifto brolių Red Bullio videką, jie renka M2, Benediktas Širba renka antruką, ne M, bet iš esmės turbūt panaši platforma, kažkuo skirsis. Ir tavo garaže irgi atsirado M2 ir įtariu, kad jis tikrai nestovi kampe ir dulkių nerenka. Tai kas čia per reikalas? Neužteko M4? Jo, kaip ir neužteko. Nes vienas naujas automobilis, tai tik tai, kaip sakau, žinai, tu tik tai paragauji jį, pamatai, kaip viskas atrodo. Tai iš esmės, kaip ir jau praeitam video kalbėjau, kad džiaugiuosi ir tai buvo sėkmingiausias projektas. Jį pardavus iš karto lygiai greičiai atsirado kitas M4, o M2 tai jau turiu 2 kėbulus. Tai reiškia, 2 mašinas ruošiu dabar jau naujam sezonui. Tai kaip ir vienai turiu klientą, o kitą turėsiu savo naujam projektui, su kuriuo noriu dalyvauti 25 metais varžybose. Ir labai visi klausia, ar grįšiu masterius ir ar daugiau važiuosiu. Tai su nauju antruku taip, norėčiau važiuoti Drift Masterius, jeigu leis biudžetas, jeigu ten pavyks susirasti kažkokius partnerius, kurie prisidės, jeigu nepavyks, tai bent 3 etapus norėčiau sudalyvauti, kurie būtų artimesni.
mano, kaip sakau, gimtinės namų Lietuvos, nes blemba jau ten taip toli į tas visas Airijas ir dar kažkur toli važiuoti jau biški pabodo jau, kaip sakau. Čia reikia turėti daug laiko, man taip nesigauna. O antrukas, tai aš manau, kad šitas automobilis bus ganėtinai populiarus naujame drifto sezone, tai reiškia 25-26 metais, nes iš esmės ir M4 jau ganėtinai stipriai populiarėja. Tai reiškia ir žmonės iš užsienio užsisakinėja jiems bodykitus, tai reiškia, kad jie irgi gamina tas mašinas, tai ar tai driftui, ar žiedui. Kiek žinau, kad, reiškia, jau dabar esame paruošę vieną išsiuntimui bodykitą į Ameriką ir žmogus naujam 25 metų sezonui ruošiasi M4 driftui ir su juo važiuos Formula Drift Pro lygoje. Tai bus smagu. Ten iš esmės yra komanda, kuri gamina automobilius. Reiškia, jie ruošia automobilius ir iš esmės aš tikrai nežinau, kuris žmogus iš jų važiuos. Tai reiškia, užsakė bodykitą įmonė ir ta reiškia įmonė, tie žmonės, jie aptarnauja Kriso Forsbergo mašiną per varžybas. Tai kažkas iš greitimos aplinkos, manau, važiuos su M4, nes ją kaip ir ta M4 kaip ir norėtų pristatyti, reiškia, Semos parodoje. Kuri šiaip pakankamai negreitai čia palyginus. Tai jie kaip ir tą kėbulą jau turi, jie paruošę, surinkinėja, tik tai jie laukia bodykito, reiškia, iš manęs. Nes Sema, jeigu aš gerai pamenu, yra spalio pabaigoje. Jie išsiskraidins ateinančią savaitę bodykitą lėktuvu, jie kaip turėtų ganėtinai greitai gauti, o kaip jums pasiseks, tai pamatysim, jeigu ne šiais metais, tai kitais metais pristatys. O šiaip žinant Semos svarbą Amerikos pasaulyje, tai aš manau, kad jie ten nemiegos mėnesį ir tikrai susidės ir pasileis. Tai šitas labai smagiai skamba. Kaip matėm Adam LZ sudaužytą krekždę per 2 savaitės naują pagamino. Tai ten tikrai nėra nieko sudėtingo pas juos. Bet labai smagu, kad ir tie patys žmonės nori įsigyti ir antruko bodykitą. Antrukas, reiškia, jisai po biškį renkasi, ruošiasi bodykito formų gaminimas visas ir prisidės prie skubos Latvijai, su kuriais stengiuosi ir derinu viską, kad kuo greičiau visą tai pasidarytų, bet kaip sakau, galima už didelius pinigus labai greit viską pasidaryti, bet tos didelius pinigus reikia rasti juos pirmiausia. Tai kadangi noriu naujam sezonui pasidaryti ir M4, ir antruką, ir dar noras yra turėti ir 92, tai taip jau pradeda viskas dėliotis, žinai, kas čia skubiau, kas greičiau, kas iš toliau, taip yra. Tu skambi kaip vaikas žaislų parduotuvė. To nori. Tai čia prioritetų reikia. Aš į driftą pradėjau žiūrėti kaip į biznį. Nes reiškia, aš jau senai į tai žiūriu ir mes kaip su Martinu vis tas Mauku, kai pradedam kalbėti apie projektą, kad darysim tą. Martinas sako, blemba, aš taip nenoriu. Martinas sako, čia biznis. Čia tiesiog padarom, sumokam už visą tai ir parduodam. Tai šitoje vietoje, būtent iš biznio perspektyvos, man labai įdomiai pasirodo, nes, vadinkim, ilgą laiką, galima sakyti, pasaulinis tokių madų diktuotojas buvo Latvija HGK. Ir su savo kevlaru, nors kevlaras tikrai ne jų, žinai, išrastas dalykas, su visais trendais, kaip gaminasi tos mašinos. Ir dabar aš matau, kad ar jie iniciatyvą praranda, ar jie kažkokią kitą linkme eina, nes aš tikėjausi, kad jie irgi išės iš to su G serija kažkokia ir bent jau kol kas cykų. Tai nebent tu kažką daugiau, žinai. Jie padarė Supra, į tą vokiškai japonišką pusę. Ir Suprių dabar galvoju, masteriuose turbūt 5-6 gal yra su jų bodžiais ir jų vaizdu. O kažkaip su BMW cykiau, ar tiesiog, sakai, sensta? Gal nesensta, bet žiūrėkim, yra Kem 6, ant piršto galim skaičiuoti, yra Kem 6, yra 92, yra Supra, yra antrukas. Ką dar pamiršau pasakyti? Iš to, ką HGK gamina? Jo.
F22. Nu, tai taip, jo, tai tai mes jau turim 4 gerus modelius, kurie iš esmės neša pinigus. Nu, bet kiek M6 dabar yra naujų gaminamų? Aš iš tikrųjų dažnai žiūriu į HGK, tarkim, storius, nu mes bendraujam su jais, nėra taip, kad mes esam priešai, kaip sakau, mes bendraujam, jie kažką nuperka iš manęs, aš kažką nuperku iš jų ir iš esmės labai, labai lengva pastebėti, kas pas juos yra per pardavimai, tai Drift HQ, reiškia, vis tiek pardavinėja jų bodykitus ir nekartą mačiau ne vieną siuntą, kur yra ten pilnas konteineris, dar korvetę turi teisingai, tai kur yra pilnas konteineris priruoštų bodžių. Antruko, ten M6, 92, tai iš esmės, jeigu nori užsisakyti HGK bodykitą, tai paimkime, kad ir 92 ar antruką, vidutiniškai bodykitas kainuoja, su visom smulkmenom apie 20 000 eurų. Tai va, jeigu mes norim kevlarinį bodį, tarkim, tai ar Supra, tai bus, ar ten tas didelio skirtumo nėra, nuo detalių sudėtingumo ir nuo detalių kiekio priklauso ta galutinė kaina, kaip sakau. Tai paimkime bet kokį gerą projektą, jeigu mes gamintume, tarkim, pas HGK, tai jisai kainuoja tikrai, nemažai. Jeigu ten paimsime tą Mass Motorsport variklį, projektas kainuos 200 000 plus. Tai iš esmės tu pasigauni kelis klientus, susirandi juos, padarai jiems kelis projektus, parduodi nemažai bodžių į metus ir tau kaip ir užtenka tų pajamų, viskas kaip ir gutno. Tai galbūt jie ir daro kažkokį ten, tarkim, naują projektą, bet aš jo nesu matęs, nepastebėjęs nesu. Bet jeigu mes pažiūrėtume, ką jie galėtų gaminti konkurencingo, tai aš, tarkim, ten 4 F-serijos negaminčiau, reiškia senesnio F-serijos, F32. Į F30, 4 duris jie nesiorientuoja, 4 durelės, o M4... Nepataikiai. Dabar prisimenu Adam LZ paskutiniam videkė, kai jie vaikščia po HGK, jie būtent bet jie ten įdomiai daro vieną bodį, kuris tiktų ir 32 ir 30. Tipo, kad su vienom lempom galėtų daryti. Aš galvoju, gal Pase tos emkės dabar yra dašit, sunkios, bet yra kas jas mepina, yra kas jas paleidžia ir... Tai bodykitą pardavimui daryti yra populiaru, nes tarkim, mes žmogus iš manęs neperseniausiai užsakė iš Amerikos E92 draginiam automobiliui duris ir stogą, nes pasirodo, kad ten, jie su daug ko nori važiuoti Amerikoje. Amerika ant tiek didelė jinai yra, kad ten su tais džipais F Raptoriais driftana, kaip sakau net. Tai ten visko yra, bet jeigu mes žiūrėtume į profesionalų sportą, į driftą, tarkim, tai aš matau didelę perspektyvą, tai reiškia, M2 ir iš esmės dar turėtų neužilgo pasirodyti BMW kėbulas kupė, reiškia Z kupė, kuris iš esmės bus ta pati Supra, tik tai, kad jisai turės stogą virš galvos. Tai aš manau, kad pats BMW'as pamatęs, ant kiek išpopuliarėjo Supra, jisai norėtų padaryti tą platformą, kad būtų BMW būtent, o ne Toyota Supra. Tai šiaip kalba, kad 25 metais Z4 nuiminės, o tai yra šiuo metu blogiausiai parduodamas BMW'as. Jo, bet o kiek aš mačiau internete, kad jie galvoja pristatyti 25 Z kupė. Tai gal keis tiesiog. Gal pakeis, reiškia kažką, bet manau, kad Supra visai neblogas automobilis yra, kaip ir atrodo gražiai, bet mano manimui tai yra labai sudėtingai kontroliuojamas automobilis, nes jis yra žiauriai trumpas. Tai, kaip sakau, ašgi galėčiau irgi tokį automobilį nusipirkti ir padaryti. Aš ir turėjau planų tokį automobilį pirkti Supra, planavau darytis jų formos, bet pagalvojau, kad bus sudėtinga susidraugauti su juo. Sėdėt ant galinio rato nėra smagu. Taip, tai mano manimui, kad vis tiek automobilio bazė turėtų būti artima EM6 automobilio ilgiui. Tai dėl to ir rinkausi, kad reikia pabandyti padaryti gerą antruką, su juo pasivažinėti, jį pareklamuoti, tada turėsiu pardavime bent 3 automobilių bodžius ir kaip ir smagi papildoma užklasinė veikla,
kurią galima dar suimti, ar ten automobiliui ar už žmogų užsakius sukonstruoti kėbulą, o taip jau labai daug pilnų automobilių kaip ir neplanuoju gaminti. Tai dėl to ir sakau, noriu turėti M2, M3, M4 komplektą tokį. Faktas, kad manau, kad ateityje pasiseks juos parduoti ir su kažkurio dar sudalyvauti noriu, kaip ir sakiau, ateinantį sezoną. Okay. Tai tokie mano kaip ir dar 1 metų tikslai į priekį. O dvejeto variklis? Dvejeto variklis, manau, kad bus turbūt 8, nes jisai tikrai man patinka, kaip sakau, aš turiu 8, kurią jau pradėjau žaisti, užsikūręs ant žemės, jau buvau praeitais metais, jau gale metų reiškės, lapkritį. Ir pradėjau žaisti su DCT, bet sužinojau, kad HTG ten susipyko, pagrindinė galva išėjo, reiškės, liko Bartikas, kuris atvirai mala šūdą ir viskas, dėl to stojau su tos DCT tais projektais, nes matau, kad į ateitį nebėra perspektyvos jau. Aš jau viską padariau, ką galėjau, visiškai viską išbandžiau. Aš žinau, kad ta dėžė ganėtinai veikia gerai iki tam tikrų arklių, bet jeigu tu turi daugiau arklių, tai tu ties top 8 pradedi turėti problemų. Tai reiškia, stojau su šitų projektų, buvo įdomu, pažaidžiau, praleidau daug laiko ir kaip ir smagu. Matau, kad žmonės Lietuvoje pradeda naudoti, tai kaip ir kažkada buvom kalbėję, diskutavę, kad mano visokios naujienos ir visa kita ateina po kokių poros metų, tai su Boskeva važiuoja, kaip sakau, jis laimingas, jam užtenka viskas gerai, kaip sakau. Tai silpnesniem automobiliam tai yra labai geras komplektas, bet pro lygai tai vis dėlto, kaip sakau, susirinkau šiais metais 92, su kuriuo dalyvavau keliuose čia tos etapuose Lietuvoje ir kaip sakau, blemo kaip gera, atsisėdai mašiną, įspaudai sankabą, įmetį bėgį ir nereikia to dėžės programuoti. O anksčiau būdavo blemo, atsisėdi, kaip sakau, pastatai mašiną po varžybų, tvarkingai veikiančią, atsisėdi ją ir jinai neveikia ta dėžė. Blecha, būdavo beprotiškas galvos skausmas, kaip sakau, tu nervuodavaisi dėl nieko. Ne dėl savęs nervuodavas, o dėl to, kad kažkas yra kažkokių kliurkų padarę iš programinių reikalų. Tai kaip sakau, tas kompiuteriukas, jisai kuris atsirado tom DCT dėžėm, jisai veikia, bet jisai turi ribotas galimybės. Nes kiekvienas kompas turi savų niuansų. Ir mes buvom daug diskutavę su HTG kolektyvu, kuris sako, visi kompai vienodi. Nepasakok man, sakau, aš turiu vieną kompą, sakau, 20 metų, sakau, turiu kitą, matau, 22 metų serijos. Jeigu aš juos įrašau vienodą programą ir juos apkeičiu, vietom sukeičiu, tiesiog vieną įsidedu ir kitą įsidėjau, nes taip turėjau jau varžybose pasiruošęs 2 kompiuteriukus, nes niekada nežinodavai, kada galėdavo dingti bėgiai, tarkim. O dingsta dėl to, kad softas įsitrino tiesiog kažkur. Tai aš pasiruošdavau kitą kompiuteriuką, jį įsidedu ir mašina, žinau, kad bet kada veiks, jinai važiuos, reiškia. Su vienu kompiuteriu, reiškia, veikdavo vienai bėgiai, juos perjungdavo vienaip, su kitu kompu taip atsitikdavo aštriau. Kaip taip yra, nieks negali pasakyti. Bet aišku, kaip jie susipyko, pagrindinė galva su, kaip sakau, Adamas susipyko su Bartiku. Adamas buvo tas žmogus, kuris kūrė softus, darė ir visą logiką jisai sugalvojo, o Bartikas buvo tas, kuris jisai programavo ir pardavinėjo. Tai faktas, kad tas žmogus, kuris nori parduoti tą daiktą, sakys, ne, viskas tai yra gerai su juo. O Adamas paskui pasakė ant pačio galo labai daug teisybės. tą, kurią aš žinojau ir pajutau savo kailiu. Tai kaip sakau, būdamas žmogus ir tikėdamasis galutinio produkto, tu galvoji, kad viskas yra įspręsta, o iš tikrųjų pasirodo tie visi kompai ir jie, kurie buvo pagaminti ir gaminami, jie yra netestuojami. Jie tiesiog parduodamas, jeigu su juo kažkas yra blogai, tai atsiųsk. Mes tau jį suremontuosime arba pakeisime po kurio laiko. Tai, tai yra neprofesionalu. Okay, ir kai tokius dalykus sužinojau, tai supratau, kad yra tai neprofesionalu. Bet čia šviežia? Tai čia viskas šiais metais prasidėjo. Okay. Viskas šiais metais prasidėjo ir iš esmės, tarkim, tas kompiuteriukas iki praeitų metų galo jis buvo tobulinamas, softai tobulinami buvo ir dabar viskas yra sustoję. Tai reiškia, tas žmogus, kuris jį sukūrė ir sugalvojo jam visą logiką, jisai jau nebedalyvauja šitame versle.
Tai reiškia, kad realių ir gerų apmąstymų apie jį, pakeitimų, kaip sakau, kažkokių atnaujinimų jau nebebus. O ką sugalvos Bartekas, kaip pateik žmonėm, aš neįsivaizduoju. Tai reiškia, dėl to ir Antruko ir M4 greičių dėžė kaip ir irgi yra dar apmąstymusios, kaip ir turiu tą projektą visą paruoštą, reiškia V8 su DCT, viskas yra paruošta, reikia tik tai įdėti ir važiuoti su juo. Tai pradžioje galvoju, kad dar į M4 įsidėsiu V8 su DCT tam, kad pasižiūrėti, kaip veikia variklis. Nes, reiškia, tie abudu tai yra suporuoti gamykliškai, reiškia, viskas yra paruošta, aš tiesiog, dedu visą bloką į mašiną ir viso, bet mes jau, kaip gaminome laidus, mes pasiruošėme viską taip, kad jeigu man nepasiseks su DCT dėžė, aš tiesiog tuos laidukus kompiuteriuką išmetu ir įsidedu Samsoną į savo vietą. Nes man dabar svarbiausia yra įsitikinti, ar tas variklis turės potencialą drifte. Čia apie kurį kodą mes šnekam? Mes kalbam apie V863. Tai čia yra tas M5, ne, čia yra tiesiog M5, M6 variklis, standartiškai variklis einantis su 2 turbinom ir kuris turi vienintelį gerą, kaip sakau, turbininių variklių sūkių diapazoną, tai reiškia, jis gamykliškai turi 7200, nesudėtingai pasimodifikuojantis iki 7500 apsukų, bet reiškia, kompiuterio galimybės yra iki 8000 jį valdyti. Tai reiškia, jeigu tą variklį įsidėjęs standartinę, su visiškai standartiniu benzinu, reiškia, aš turėsiu bent 600 arklių ir bent ten 750 newtonų, tai aš manau, kad tai turėtų būti neblogas pasiūlymas, reiškia, BMW. Ir jeigu jisai sugebės laikyti ten bent 7,5 tūkstančio apsukų ir važiuoti tvarkingai, tai aš manau, kad aš pasiruošiu jį pilnai kaltinį, sportinį, kuris bus saugus ir bandysiu su tokiu sudalyvauti ateinančiais metais. Ką kainuoja standartinis motoras? Galima nupirkti visiškai standartinį variklį, tarkim, be dėžės už 6000 eurų. Bet faktas, kad jeigu tai daryčiau aš ir ruoščiau aš, man tai nekainuos tiek daug, nes aš žinau, iš ko susideda tas variklis. Mes juos remontuojame kiekvieną dieną ir mes matome, kad išardę variklį, aš matau, kad tai yra paprastas standartinis N63 variklis, kuris yra aprengtas iš esmės tik tai išoriniais žaislais. Tai ten yra smulkių pakeitimų su tepalo sistema, bet tas nesutrukdys važiuoti ir naudoti tą variklį. Tai galima, kaip sakau, jeigu šitą variklį paleisiu ir visą turėsiu laidyną ir visą būsiu įsprendęs klaidų visas problemas, tai reiškia, kad galima nusipirkti N63 30 kW galingumo variklį, kuris stovi ten kaip pavyzdys 2012-2013 metų 5 arba 7 BMW, kuris irgi turi 2 turbinas ir standartiškai turi tai 330 kW su stage 1 turi 520 arklių ant benzino. Tai jo jisai kainuoja plikas, ne plikas, paprastas variklis be dėžės kainuoja apie 3,5 eurų. Su turbakais, su visko, taip, išimtas iš automobilio. Tai kaip sakau, tik tai reikia atrakinti visą šitą reikalą, paleisti, patestuoti jį ir viskas lygiai taip pat bus kaip ir su S55. Daug metų dirbau, važiavau ir tikrai galiu pasakyti, kad jisai veikia, važiuoja ir viskas yra su juo gerai. Okay. Labai juokinga buvo, iš tikrųjų, pirmam video pagyriau Arūno mašiną. Sakau, 3 metai atvažiavo be jokių niuansų. Sekančias varžybose. Sulūžo velinas. Jam lūžo velinas tiesiog. Būna pasitaiko. Po 3 metų. Bet čia tepimo... Ne, tiesiog pavargo metalas. Bet tas variklis 3 metus važiavo. Ok, mes nešnekėsim apie mašinas, bet kad jau įsivėlėm į dėžės 8 HP. Aš iš tikrųjų turiu pirmuką, kurį rinkau Donatui. Dabar jis yra mano jau tas pirmukas, nes Donatas jo eilinį kartą atsisakė. Viskas su Donatu, kaip sakiau, tai yra paskutinis kartas, jam daugiau nebebus renkamas joks automobilis, reiškia... Gal per ilgai renki, reikia gal iškart duoti, tada būtų gerai. Ne, aš per greit surenku. Aš per greitį surenku. Tai Donatas turėjo nusipirkęs pirmuką, dizelinį kupę E82, sako, reikia kažkokį pasidaryti projektą, sakau, žiūrėk, davai, žiemą turim laiko, atveš tą mašiną, mes ją perdarysim iš anglų į europinį, įdėsiu, sakau, V8, N62 variklį, paleisim, padarysim ir turiu iš tikrųjų tokį biterį, su kuriuo, sakau, važinėsiu žiemą. Tai reiškia N62 B48, su Maxo kompu ir su 6 HP automatinė dėže.
Tai dėjau 6 HP automatinę dėžę vien dėl to, kad ten viskas gamykliškai susideda. Reiškia, nupirkau už 200 eurų automatinę dėžę, paimu tą kompiuteriuką, įdėjau ir viskas veikia, viskas funkcionuoja, viskas yra gerai su ja. 6 HP tai supratimo yra 6 bėgiai, ne 8, bet puslinė dėžė. 6 bėgiai plus atbulinis. Nuo 8 HP tai yra 8 bėgiai į priekį, vienas atgal, reiškia, dėl to ir taip vadinasi. Tai iš esmės kuom skiriasi 6 HP nuo 8 HP, tai reiškia keliais šviesmečiais į priekį. Tai reiškia 2 bėgiai plus, viskas yra greičiau, geresni perdavimai ir iš esmės gal net ir stipresnė pati dėžė. 8 HP dėžė visiems šitiem projektams su HTG kompiuteriuku ar ten kažkokiu kitų kompu tikrai yra geras projektas ir geras dalykas vien dėl to, kad, kaip pavyzdys, tarkim, tu turi žiedinę mašiną, tarkim, ir tu turi, tarkim, ten 5 bėgį arba 6 bėgį, tarkim, kažkokią mechaninę dėžę. Ir tu nori for fun kažkur lakstyti. Tai faktas, kad tas makačiolas originalus už Getragas už 150 eurų niekada gyvenime neveiks taip, kaip 8 HP dėžė veikia. Tai... Man atrodo, Maxas valdo dabar 8 HP. Maxas, aš nežinau, ar Maxas valdo. Maxas valdo tikrai DCT dėžę valdo, bet jisai ją valdo gamykliniais parametrais be sankabos. Kodėl aš naudoju ir pradėjau naudoti HTG? Todėl, kad vienintelis HTG kompiuteriukas su softu turi gerą logiką sankabai. Tu iš esmės gali kasdieniniam važiavimui turėti tokią mašiną, kuri važiuos tau kaip ir automatas ir kaip važiuos, normali sportinė mašina. Tai reiškia, DCT dėžės principas atitinka drifto varžybų reglamentą. Tai reiškia, tai yra mechaninė dėžė, kuri turi sankabą, plus jinai turi sankabos pedalą. Tai DCT dėžės sankabos pedalas iš esmės veikia identiškai mechaninės dėžės principui. Aš jį po biškį leidinėdamas galiu jausti minimalų sukabinimą, jisai tikrai veikia taip, kaip turi veikti. Bet 8 HP iš esmės iš principo jis negali tai veikti kaip automatą, kaip sekvencinė dėžė su sankabos pedalu. Tai reiškia, kad 8 HP greičio dėžės konverteris, tas torkuoja konverteris, jisai reikalingas tam, kad sumažintų kažkokius tai praslydimus, kažkokius bėgių perjungimus aštresnius, kad reiškia kažkurio momentu praslystų ir pajudėjimas iš vietos. O toliau viduje yra diskeliai, kurie veikia labai panašių principų kaip DCT dėžės 2 sankabų principas. Reiškia, tu meti bėgį, vienas bėgis yra paruoštas, kitas yra atleistas, tu permeti bėgį, sankabų sukabino ir jisai veikia. Tai kaip ir galima naudoti 8 HP dėžę driftui, bet su dideliais galingumais matosi pagal praktiką, kad jau yra žmonių daug susprogdinusių tų dėžių. Ir reiškia, esu matęs video, kur mapinant ant stendo susprogdina tą dėžę. Bet kaip sakau, kiekviena dėžė turi kažkokią istoriją. Ten tikrai daug kas matė 8 HP greičių dėžės filmukus, kur žmogus mapina ant stendo laiko sankabą, laiko rankinį spaudės, reiškia, meta vieną bėgį, antrą bėgį ir viskas įsitaško, reiškia, per tunelį gabalai išlenda greičių dėžės. Tai tokie dalykai, manau, kad ir teisėjim, ir kitiem žmonėm parodo, kad tai kaip ir tinkama yra driftui, reiškia, tai yra nesaugu, yra daugelį jau net šalių, kiek žinau, pagal reglamentą, kad nebeleidžia 8 HP greičio dėžės naudoti, nes jos tiek masiškai sproginėjo dėl netinkamo sutiuninimo, kad reiškia, įsitaško dėžė 11 litrų tepalų tarsoja. Tai daug sorbento ir šluotų, reiškia. Tai, bet kaip sakau, normaliai paruošta 8 HP dėžė su normalia padaryta adaptacija ir pilnai veikiančių kompiuteriukų, jinai veikia tobulai, bet ne drifte. Tiesiog kaip geras performances. Arba tai būtų Winterbeateris, ten 400-500 arklių, kaip sakau, toksai, dėl noro turėti gerą greitų bėgių permetimą, reiškia, pigumo sumetimais užsidėti šitą dėžę. Tai kaip ir pabandžiau padaryti su pirmuku, kur dariau V8. Reiškia, geras variklis, 300, berods, man atrodo, pasigavosi ar 350 arklių į ratus, kad kai Valdas sakė, tai yra pirmas N62B48, kuris ant stendo neužkalė. Jo, jie turi tą reputaciją. Tai reiškia, aš jį pilnai surinkau, padariau viską taip, kaip priklauso ir jis veikia, važiuoja, važinėjosi po gatvėmis. Ir ta dėžė visai įdomi veikia. Jis veikia lygiai taip pat kaip mano DCT dėžė, reiškia, tu mėtai bėgius
su elektriniu shifteriu, viskas yra tobula, bet jau sankabos perspirimas toks jau, toks, kaip sakau, on-off yra. Tai arba kenties pusė šis, arba ne. Nelabai toksai man. Overall, kaip to manimo, žinai, visi bando vis dar rasti, ką iš standartinių sprendimų galima panaudoti driftą, ar čia vis dar eina ne į tą pusę ir reikia suprasti, kad Samsonas yra tiesa, šviesa ir rytojus, ar vis tik tai automatai perims driftą? Neperims automatai. Aš kaip ir minėjau, jie turi savo ribą. Ir tu žmogus, besiruošdamas automobilį driftui, tu turi suvokti, kur tu esi ir ko tu nori. Tai, kaip ir sakau, Suboskė, paimkime. 600 arklių, S55, originalus DCT smagritis, originali DC dėžė, suporuotas daiktas gamykliškai. Jis įveiks 100%. Viskas bus good. Iki atsuk 7 PEM? Jis įveiks ir su 900 arklių. Jinai veiks, bet jinai veiks ribotai. Ta noriu pasakyti. Reiškia, iš esmės ta greičių dėžė geriausiai pradėjo veikti tada, kaip aš savo paskutinius 2 automobilius, kuriuos pardaviau praeitais metais 92 M4, paleidau su originaliu variklio kompo. Tai reiškia, originalaus variklio kompo logika pradėjo valdyti dėžę. Tada tas automobilis pradėjo laikyti puikiai. Bet buvęs mano 22 metų 92, kuris turėjo M-Trono kompą ir turėjo HTG kompiuteriuką ir DCT dėžę, veikia viskas iki tam tikro perkaitimo, kaip sakau, veikia, atvažiuoja į varžybas, vienos dienos varžybos, paimkime Šiaulių driftiškės jo. Treniruotės eidavosi puikiai. Ateini iki kvalifikacijos, jau įsijungi bėgį, jau pajudėdamas iš vietos turi palaukti, kol jinai įmes bėgį ir bet kokiu atveju turi paspaus gazą, kad jau užkiltų tepalos slėgis. Nes ant tiek jinai yra įkaitusi, kad jinai jau per mažas tepalos slėgis ant laisvų apsukų, jau metus bėgį mašina pati nepajuda iš vietos. Tai po kvalifikacijos eini į top 3-2, top 16, kaip sakau, dar ten viskas veikia kaip ir neblogai, nes dar ten nėra tokio žmogaus greito, su kurio važiuojant reikia daug spardyti per sankabą. Bet jau kaip ateini, kaip sakau, top 8, jau jauti, kad ten jau kažkas jau į to. Tai aš kaip sakau, lengva ranka daėjau iki finalo, tai tik tai Estijoje Kolbihoko, toj vadinkim trasoje, kurioje buvo momentas greita trasa, dėkingi posūkiai, dėžė dar sugebėdo biškį pasiaušinti. Ir ten buvo iki finalo daeita beveik, o mane irgi būdavo problemos visos iki finalo prasidėdavo. Tai reiškia, kad ta dėžė bijo sankabos spardymo. Tu su jie gali gatvėje važinėti kiek nori, nieko jie neatsitiks. Aš pas save testuodavau tą mašiną prieš varžybas, viskas visada būdavo gerai. Visada nuo top 8, top 4 prasideda jau bėdos su jėmu. Tai reiškia, kad su Samsonu tokių dalykų nėra. Tai yra mechaninis daiktas, kurio tu neperkaitinsi. Driftė tu neperkaitinsi jo. Ką galėsi padaryti su Samsonu, tai tik tai sankabą gali sugadinti be brūžindamas ją ir spaudinėdamas. Tai reiškia, mano šios dienos pasirinkimas, reiškia, į normalią pro mašiną, tai yra tik tai Samsonas. Nereikia išradinėti dviračio, jeigu norėjai pažaisti, pasižiūrėti, kaip tas veikia, tu gali pabandyti dėl savęs tą dėžę, bet reiškia, jeigu naujo, kaip sakau, piloto planas yra turėti pro mašiną su 700 arklių, vienareikšmiškai privalai rinktis Samsoną. Aš nesakau, kad tu turi rinktis ir privalai rinktis Samsoną, tu gali eksperimentuoti su originalia dėže, tai Narauskas turi S55 su originalia dėže ir ten paprasta sankaba, tai matome, kad vyksta kažkokie niuansai. Ten jau buvo komentuoti ir aš buvau komentavęs, kaip Narauskas rinkosi sankabą, tu neišradinėk dviračio, aš jau tiek metų testuoju tą motorą ir žinau, kad ekstremo sankaba veikia. Įsidėjai ją ir viskas. Kam ten investuoti kitur pinigus, kur nepritaikyta ir neištestuota. Tai lygiai taip pat ir Benas, faktas, jis iš manęs daug kartų juokėsi ir sakė, kiek tu dar bandysi su tom dėžėm, kiek tu ten žaisi. Aš ne dėl to žaidžiu, kad man yra ten, kaip sakau, tik tai įdomu, bet aš esu jų ir pardavęs nemažai.
Reiškia, esu pardavęs žmonėm dėžių kitų, variklių su kitais, kurie orientuojasi ne į pro lygą, o į semi-pro ar for fun. Tai reiškia, kaip... Bet aš norėjau klausti, ar visas tas laikas, nes tu realiai turbūt su tom dėžėm kokius 4 metus, aš įsivaizduoju. Aš pradėjau nuo 2021, iš esmės su ją. Ir reiškia, stipriai su jom dirbau nuo 22 metų. Ar negaila viso to laiko, nes jeigu matai, kad, žinai, yra riba ir... nu visiems tavo mašinos, kurias tu pagrindinė, tikrai orientuotos ne į semi-pro lygą ir tikrai ne į slytą. Tai negaila viso to laiko ir visų tų pastangų, kurios įdėtos į researchą. Šitas, kaip sakau, modas, jį galima bet kada išimti ir įdėti ant kitą dėžę. Nereikia automobilio iš pagrindų pritaikyti, perdaryti šitai greičių dėžiai. Tai reiškia, jeigu aš, pavyzdžiui, pardaviau 22 metų Devimantrą, kuris sėkmingai šį sezoną važiuoja Austrijoje ir tai yra žmogus, kuris beprotiškai laimingas nusipirkė šitą mašiną, tai reiškia, jam jinai nepavedė, nes jo vairavimo lygis yra kitoks ir stilius. Jisai naudoja mano dėžę atvažiuotą 23 metais, jisai naudoja 24 metais, toliau, reiškia, šį sezoną važiuoja su ją, ko aš negalėdavau pasigirti, kad aš galiu atnaudoti vieną dėžę ilgai. Tai kaip ir sakau, jinai veikia ir su didesniu galingumu kitam žmogui, kurio važiavimo stilius yra netoks, kaip sakau, gal agresyvus, netoks kitoniškas, ne dėl pirmų vietų, teisingai. Tai jisai veikia ir aš galiu rekomenduoti žmogui, jeigu jis manęs paklaus, bet jisai privalo atsakyti, kokiam galingume tu nori figūruoti. Tai, o Samsonas, reiškia, mes, kadangi turime juos čia vietoje, čia turbūt nėra geresnės dėžės Pabaltijos šalyse ar bent 1000 km aplinkui, nes tu turi visą servisą šalia, tu turi kiekvieną detalę šalia, tai reiškia, jeigu tu nori profesionaliai jaustis ir nori važiuoti į varžybas pasiruošęs, tai tu gali nusipirkti paketę greičių dėžę ir pasimti papildomus daiktus šalia, reiškia, dogringus, bėgių perdavimus ar dar kažką. Tai manau, kad tai yra turbūt pro lygos geriausias pasiūlymas. Nu, kaip pasaulinė praktika rodo, žinai, kas su ko važiuoja. Aš tai manau, kad Oskaras Juodis šiuo metu žiūri šitą videką ir lengvai krapšto ausį galvodamas, ar čia suktos dar biškį arklių, nesukt, nes čia kažkaip... Nes jo užsidegimas, žinai, yra būti, kaip mes sakom, sekančių, žinai, trečiosios drifterių kartos čempiono. Bet panašu, kad formulė, kurią jisai pasirinko, leis tik apšilt. Nu, laikas parodys. Aš linai matau kiekvieną vairuotoją iš šalies. Kaip sakau, aš jau daug metų esu šitame sporte ir, kaip sakau, jau nebežiūriu šitą driftą taip, kaip žiūrėjau kokiais 2015-2016 metais, laikydamas savyje visas paslaptis. Reiškia, anksčiau iš manęs niekas nieko nesužinos. Šiandien random žmogus paskambino, sako, gal dar vis pardavinėjai fuel suspension amortizatorių, sakau, galiu užsakyti, sakau, bet su savim šiuo metu neturiu, žinai. Sako, blemba, ruošiu dabar pirmuką čia Matsuri Lexus E87, noriu įsidėti gerus amortizatorius, tai va ir ieškau, kur, žinai, gautis. Nu, tai žmogui pasistengiau paaiškinti primityviai, kiek galėjau, tiek padėjau. Nežinau, kad, jau niekas nepasikeis, aš jau viską pasiekiau, ką norėjau. Tai reiškia, jeigu aš toliau būsiu užsidaręs ir nepatarsiu žmonėms savyje, nepatarsiu to, ką žinau ir ką laikau savyje, niekas nuo to nepasikeis. Man suri filmų nereikia. Bet tik tai sakau, reiškia, daug metų mane visi laikė ten nekalbančių, nesidalinančius mintimis visokiais, ten laikė visokių, kokiais galima žodžiais kalbėjo, bet, kaip sakau, tai nereiškia, kad bet kuris žmogus parašęs, paskambinęs, bele kaip kalbėdamas ir bele kaip norėdamas diskutuoti su manimu, tai nereiškia, kad aš su juo ir kalbėsiu. Jeigu tu nemoki bendrauti, nemoki normaliai paklausti ir užduoti klausimą, tai ne mano bėda yra, tai yra tavo bėda. Tu kalbėjai apie tai, kas yra labai dažnu atveju bet kurio viešesnio žmogaus problema. Nes aš susiduriu su lygiai to pačiu, kur 11:30 šeštadienis. Labas, o ką man reikia padaryti, kad į Matsuri patekčiau? Tu tik nepatekai, tu padarai tą vieną dalyką, tai žinai, mano asmeniniu laiku, lašai man uždavinėjai klausimus apie dalyką, kas yra labai gerai nušviesta, žinai, ir taip.
Tai aš puikiai žinau, kaip tu jautiesi ir sakau, čia visiems viešesniems žmonės jaučiasi lyg jį pažįsta asmeniškai, žinai, tu turi milijoną draugelių, apie kuriuos tu nežinai, žinai. Ir jie su tavim bendrauja, žinai, kaip su draugeliu, truputėlį nejausdami, kad yra tas lenkstukas iki to mandagumo. Gal mano paties asmeninė situacija yra kitokia, daug kitokių yra patirčių negu tavo, kaip sakau, bet man dažniausiai žmonės parašo, labas, žiūrėk, noriu daryti tokį projektą, gal gali man surašyti, ką nusipirkti? Tai jie atvešk į servisą mašiną. Tai dažniausiai mes taip ir sakome. Jeigu pas mumis žmonės į mano servisą žmonės parašo žinutę ir paklausia, labas Andriau, žiūrėk, aš norėčiau pasikeisti 5 BMW grandinės, gal gali man pasakyti, kur ir kokias detalės galėčiau nusipirkti? Nes pasikeisiu pats ir pigiau. Tu gerai, tu iš esmės nėra nei vieno projekto, nebuvo nei vieno projekto gero, kur žmogus atsivežė savo detalės. Visada kažkas arba ne taip yra nupirkta, arba trūksta kažko. Tai kam tau sukt smegenis, jeigu aš tai galiu padaryti? Žmonės galvoja, kad bus pigiau. Bet šiaip apie tai, kad tu sakai, žinai, kad tu informaciją laikėsi savo. Man tai tas visiškai logiškai skamba, nueik pas Harį, HGK ir paklausinėk, žinai, o kaip jūs va tą ir tą darot, žinai, o kaip jūs va tą technologinį procesą darot. Tai jie ir yra, ir jie ir parduoda tokią pinigų sumą dėl to, kad jie išsiaiškino, kaip padaryti kevlarą tokį, kaip padaryti, žinai, investavo savo laiką ir darbą ir pinigus, kad tai sužinotų. Tai man visiškai logiška, kad niekas nesako, kaip. Protingas žmogus, uždavęs HGK klausimą, reiškia, jisai gaus visada protingą atsakymą. Bet jisai niekada ten nepasiūs 3 raidėm arba nenuėjęs į varžybas viešai neišpasakos visiems, kad tu esi toks ir anoks, vien dėl to, kad tu mane pasakėjai. Bet blogiausia Lietuvoje yra tai, kad jeigu tu tyli ir tu nieko nekalbi ir darai viską taip, kaip nori tu, o ne taip, kaip daro visi, tai tu esi pats blogiausias. Tu esi toks, tu esi anoks, neetiška yra kalbėti, kaip prašydavo žmonės, bet kaip sakau, blogiausia yra tai, kad žmogus, tas, kuris parašydavo man ir paklausdavo, Andriau, gal tu gali pasakyti tą, ką man nusipirkti, ir aš jeigu pasakydavau, kad taip galiu, tai gali kainuoti tau samata tokia, tarkim, arba atvežk, arba aš padarysiu, tai tiesiog pasiūsdavo ant 3 raidžių ir pasakydavo, kad tu kaip ir čia visi ir sakė, tu čia nieko nekalbi, tu čia užsidaręs, čia tu tik tai nori žiūri į save ir matai tik tai save, blemba, taip niekada nebuvo ir niekada nebus, reiškia. Aš kaip suprantu, žinios turi kainuoti. Mano, kaip sakau, su Boske, lygiai taip pat su Boske norėjo pirkti iš manęs visą S55 užkūrimo komplektą, dėžės ir visą kitą, bet jisai kitų kelių nuėjo, jisai ėjo pas HGK, sakau, ėjo pas HTG, per juos viską bandė derintis, tai jeigu tu eini savo keliu, tai tu yra bandyk viską išmokti per savo prizmę, ne per svetimo žmogaus prizmę, kaip sakau, aš eksperimentavau, bandžiau, radau aukso viduriuką, tai jeigu tu nori gauti iš manęs visą šitą dalyką, tai reiškia, tu nusipirk vieną kartą tą komplektą ir tau bus visos žinios pasakytos. Ok, užteks apie dėžės. Savaitgalį mes turim BCF Drift Finals. Tai bus įdomios varžybos, nes po šiokios tokios pertraukos čempionai keisis Lietuvoje, pagaliau įvairovės atsiras. Ir mes šiaip prieš renginį pasakojom šiek tiek pačios Kačerginės istorijos, nes kažkaip po truputėlį jau ta trasa ir mums darosi istorinė, nes tikrai tų varžybų yra nutikę daug. Tai man įdomu, koks yra tavo prisiminimas iš Kačerginės ar Uphill ar Downhill gal laikų, kur labiausiai įsismelkęs į galvą ir išgirdus žodį Kačerginė tau iškyla akyse. Kačerginėje daug metų važiuojam. Daug metų. Pirmą kartą leidausi nuo kalno tai su raudona kregždė, 325 motoru. Paskui važiavau Strimą, kuris važiavo su Vindžigelskio buvusiu huliganu, tai jau supratau tą momentą, kad Strimas su ten beveik 400 arklių gali paslysti, o aš su 200 arklių to negaliu padaryti fiziškai. Tai pabandęs atsidūriau upelyje.
atsidūriau upelėje, reiškia, į vidinę pusę. Nu, kas ten nebuvęs iš esmės. Atsidūriau ten, tai buvo toksai pirmas mano toks mini krešiukas į Kačerginėje. Antrą nuslydimą Kačerginėje turėjau su Kem6, kaip paleido blokiruotė ir vienas ratas nustojo išorinis suktis, tai tiesiai nuslydau į tada irgi upelį. O vis tiek geriausi ir didžiausi potyriai tai buvo su to pačiu Kem6, didžiuliu spoileriu ir pirmu turbininiu projektu. Tai reiškia, kol važinėjau su G-Poweriu ir V8 ar bet kurio kito automobiliu, su kuriuo mėginau leistis nuo kalno, reiškia, kad ir turi 500 arklių, nu tai tu turi beprotiškai dirbti, kad nusileisti nuo to kalno. Turi labai daug ko apskaičiuoti, savo redukcijos, savo padangų slėgių ir visa kita. Tai Vaškelis kažkada atvykęs į EDC varžybą su savo huliganu, jisai sugebėjo nusileisti su nepilnai 300 arklių. Bet nepamirškime, tais laikais tas huliganas jisai nesvėrė daug. Nieko nesvėrė. Tai va, tai reiškia, jeigu tu paimsi 300 arklių ir įdėsi tos 300 arklių į toną 300 automobilį, tai tie 300 arklių tas pats, kas nieko. Ta mašina tonas nesvėrė, aš puikiai pamenu. Tai aš sakau. Ir berods 6 balai buvo padangus. Tai buvo pasiekimas, o reiškia, o man su 500 arklių plus ir Kem6, nu buvo beprotiškai sunku nusileisti nuo kalno. Aš atsimenu, vienais metais ruošiausi sezonui EDC varžybom gerai nusileisti nuo kalno. Aš atvariau pavasarį ten apie gegužės mėnesio kaip asfaltas šaltas. Nusipirkęs kelis komplektus padangų, bandžiausi ir žiūrėjau, su kuriom padangom gerai seksis. Blemba, puikiai sekasi su 255 kažkokiam navarkiam kinietiškom, bele kaip gerai nusileidau, atrodo, va, visas ten ant ribotuvo posūkis tobula. Ateina vasara. Temperatūra pakyla temperatūra, asfaltas sušyla, apsigumuoja pirmas posūkis, aš nei pusės to nepadarau. Viskas, mane tai pradėjo nervas imti. Iš esmės, aš supratau, kad man trūksta arklių. Ir aš kodėl taip aukštai šokau? Todėl, kad aš norėjau turėti daug rezervo. Tai reiškia, aš užsimoviau didelį turbaką ant SPM4, pasidariau tikrai galingą automobilį. Mes turėjom sočiai arklių, kaip sakau. Ir pirmą kartą besileisdamas 2015 metais nuo Kačerginės kalno, aš supratau, kad čia yra mano automobilis. Vlema, man taip gerai puikiai su juo sekėsi važiuotis ir reiškia, kai buvo 2015 metų DC varžybos, tai reiškia mano paskutinės DC varžybos, bet jos buvo man pačios įsimintiniausios, jos buvo pačios lengviausios varžybos buvo. Tarp mano pasistatymo greičio ir vadinkim, trasos įveikimo greičio buvo toks didelis skirtumas, kad reiškia, kamera filmuojanti mane, kaip aš pasistatau, tai jinai turėjo pirmiausia atitraukti vaizdą, kad iš tolumos pamatyti mane ir dar kažkurį žmogų, kuris iš paskos važiuoja. Nes tiesiog įsibėgėjime ir pagreitė buvo tikrai didelis skirtumas, reiškia. Tai man buvo tos varžybos turbūt įsimintiniausios buvo, mes palauk su kuo palauk. Ne, tai aš buvau pirmas tose varžybos. Aš laimėjau pirmas, tas varžybas laimėjau pirmas. Aš finalę važiavau su Ciruliu. Cirulis sako, per finalą sako, nu, tiesiog tavęs neįmanoma pavyti, neįmanoma pagauti. Ir tose varžybose buvo mano padarytas pasistatymo rekordas. Tai buvo ten 2000, norėjau sakyti, 210 berods buvo pasistatymas, reiškia tiesiojoje, kurioje tu jau užsitrauki rankinį, slysti ir į apačią. Tai faktas, kad pasistatymo greitis ten būdavo... 200 buvo norma. Buvo norma, bet mano greitis tikrai buvo didesnis ant pasistatymo jo, nes mano slydimo greitis į apačią jau buvo 210 ten, ar 209 buvo, bet tai nesmė, reiškia, pasistatymas buvo toks, kad iš po posūkio prie miško tu išvažiuoji ir tu tiesiog pilnais atidaręs, tu užsitrauki rankinį ir į apačią. Tai, kaip sakau, aš tais metais važiavau su 5-bėgė paprasta 3 litrų dizelio standartinė dėžė, kur ten nebuvo jokio didelio potencialo, bet man taip smagu buvo su tą mašiną važiuoti tą sezoną, kad aš galvoju, aš jaučiausi toks kaip nuo grandinės atitrūkęs. Tai reiškia, tai buvo paskutiniai metai, kurioje tada dalyvavau Lietuvoje iki 20 metų. Ir uždariau sezoną būdamas karalių, išėjau 2016, 17, 18 į Drift All Star čempionatą ir turbūt
turbūt grįžau į Lietuvą gal per koroną. Per koroną grįžau. Aš važiavau kai kuriuose varžybose, kaip treniruotėse, bet iš esmės aš grįžau, man atrodo, 20 metais, per koroną reiškia. Mes neturėjom visiškai jokių treniruočių, iš esmės, nes buvo sudėtingas momentas. Tai lygiai tas pats, kas ir šiais metais, aš iš esmės nesitreniruoju. Neturiu tam laiko, iš tikrųjų, bet nesitreniruoju vien dėl to, kad šiais metais kaip ir vandens motociklai atsirado, dar buvo vestuvės, buvo pasiruošimas, dabar jau noriu važiuoti, nes jau dabar turiu laiko. Tai reiškia, esu užsiregistravau kaip tik vakarą į finalinį važiavimą Latvijoje, tai turėsime dabar dar Abhilą. Noriu nuvažiuoti šiais metais labai Nürburgringą pasivažinėti ir... Matsuri? Gal ir į Matsuri, žinau, kad važiuosiu iš tikrųjų. Pasižiūrėsiu, kaip bus su laiku iš tikrųjų. Net nežinau, kada jis bus. 21 rugsėjo. Čia yra savaitė po Mastery finalo. Manau, kad pavyks. Tu buvai paskutinį, kad Matsuri su Kem6. Buvo smagu. Tai Kem6 mes tada testavome. Tai buvo vienas iš pirmųjų tokių varžybėlių treniruočių, tai mašinų. Viskas buvo gerai. O ką pasikviesi šiais metais į Matsurį iš įdomesnių žmonių? Ar dar neviešinė? Yra išdalinta kvietimų, bet Aurimo žmona neišleido. Čia šitas jau dėja yra kraujų parašytas. O tarp kitko, aš noriu paklausti, o čia visiems taip yra, kad jau kaip apsiženė žmonas neišleidžia kažkur? Kai visus savaitgalius nebūni namie, tai jo, paskui jau tiem nebūtiniem dalykam neišleidžia. Taip. O yra Masterim išdalinta kvietimų, bet visų atsakymas yra tai, kai baigsim sezoną, tada pagalvosiu, žinai, nes dabar čempionatas ten pakankamai dar įtemptas likęs. Tai žiūrėsim, kas iš to gausis, nes tiek Keski Korpi yra pats pasakęs, kad norėtų atvaryti. Dabartinis čempionato lyderis Laurė irgi yra, Benas kaip tik priminė šį savaitgalį, kad jūs esat labai laukiamas. Mes jau abi dvi mašinas kaip čia, paruošėm Matsuri, tai žinai, nuplovėm, atlankstėm, tai kaip ir viskas rėdė. Bet būtų smagu jūs tam pamatyti. Aš gal ir atvyksiu. Neprižadu, bet iš esmės padangų turiu. Svarbiausia geras, kad ta oras būtų. Žinau, bus net 2 čirbos. 2 čirbos bus. Svarbu nesumaišyti, su kurio važiuoji, nes vienas podinis nelabai dar lekia. Mes su Čirba, žinok, net ir nuo pačios pradžios, kai mes pradėjom dirbti, mes tarp mūsų niekada nebuvo gerų santykio. Kad jisai bus, tai jis tegul būna. Aš vis tiek būsiu savo pusėje, jisai bus savo pusėje. Ne, tai mūsų nesumaišyti, su kurio Čirba podinį važiuoji. Mūsų reiškias prioritetai skirtingi yra. Ne, jūs esat kaip Vanagas ir Juknevičius. Mes esame, žinok, blogiau negu Vanagas, Juknevičius ir Žala dar kartu sudėjus. Tu nežinai, ten daug povandeninių dalykų. Bet ne čia esmė. Mes pakalbėjome apie Kačerginę. Kačerginė šitlių tu esi pasiruošęs šiam savaitgaliui? Šiandien važiuosime kaip tik į Druskininkus pasivažinėti. Tai labai noriu visada prieš varžybas nuvažiuoti, pasitestuoti, pasižiūrėti, kad visada pasilieku, kaip sakau, ir daugeliu žmonių siūlau taip elgtis, reiškia, norėdamas jaustis labiau užtikrintas, tai turėkit visi tokią madą, kad prieš varžybas nuvažiuoti, pasitestuoti automobilį. O ne taip, kaip daugelis daro, davai, žiūrėk, šeštadienį trefkė, sekmadienį varžybos, kaip sakau, šeštadienį pasitestuosime ir tada gulėsime visą naktį po mašiną. Ne, tas neveikia. Tai aš visada paskutiniu metu, netgi jeigu ir daug nevažiuoju varžybose, kaip ir šiais metais, tai bent skiriu vieną dieną testam treniruočių aikštelėje. Tai ačiū Afiui, kaip sakau, kuris turi dabar Druskininkose už 150 km nuo manęs bent tą aikštelę. Tai... Na, tokia jau dienos kelionė gaunasi, ne? Nėra ten pati geriausia, bet bent, kaip sakau, kažkas yra. Bent kažkur. Jo, tai važiuosiu po šito mūsų pasikalbėjimo, važiuosiu tiesiai į Druskininkus, pabandysim pasivažinėti, kaip ir mašina yra paruošta. Reiškia, po praeitų varžybų mes turėjom ten biškį aplandymų priekyje, pasikeitėm krešbarus, nusidažėm visas detalės, visokias, kurias buvau nenudažęs, kurios buvo įdėtos ir paruoštos tik atvažiuoti. Dabar su kultūrė. Mašina tvarkinga, mašina paruošta, turi kažkokių randelių, bet viskas gerai. Jinai dar kvepia dažais, kaip sakau. Okay.
Kačerinės istoriją papasakai. Kokia yra, paėmus iš visos tavo sportinės karjeros, tų istorijų yra milijonas, bet, pavyzdžiui, įsimintiniausia tarptautinė ar dvikova, arba tiesiog varžybų istorija. Kas yra tas dalykas, ką pameni? Daugiausiai prisiminimų kelia tai berods 19 metų Omanas, kur važiavome Dynas, Piotras ir Medmaikas. Mes turėjom, reiškia, per vienas varžybas sukovojau su visais jais. Tai sekėsi tose varžybose, girdžiu. Pati, reiškia, pati įsimintiniausia kova, tai buvo su Medmaiku, kaip jisai lydino prieš pat galą trasos, užvažiavęs ant baltos juostos, jisai sugebėjo apsisukti. Ir kaip aš dariau savo lydą, aš jį padariau puikiai ir aš laimėjau prieš į kovą, bet ne čia buvo laimėjimas. Laimėjimas buvo pitose, kaip mes pradėjom vienas su kitu ginčytis ir jisai į mane žiūrėdamas atėjęs su savo spoteriu primiktinai mane bandė įtikinti, kad aš neapsisukau. Ne tas buvo blogiausia, kad jisai sako, aš neapsisukau, bet jos spoteris sako, jisai negalėjo tai padaryti. Nu tai jisaigi neapsisuko niekada. Aš žiūriu į tą žmogų ir aš nesuprantu, kaip tai, o tai kas, sakau, čia įvyko? Ne, tai sako, tu jam sutrukdėjai, sako, taigi tu jį atsitrenkiai. Nu gerai, sakau, palauk, davai pažiūrim, sakau, videką, žinai. Bam, atsisukam pakartojimą, važiuojam, viskas idealu, mano idealus tarpas, kaip sakau, afigienai, viskas arti ir aš tvarkingai, gražiai sustoju šalia jo nepaliesdamas. Tas spoteris žiūri į tą videką ir jisai nesupranta, sako, taigi čia dėl tavęs jis apsisuko. Nu kaip vyrai, sakau, gali jis dėl manęs apsisukti, taigi ar jūs matot, kad aš jo nepriličiau? Bet jis sako, taigi taip nėra niekada buvę. Bet sakau, atsitiko. Medmaikas pasimetęs, žiūri, galvoja, kas taip įvyko, kodėl taip yra, sako, tai sako, aš pralaimėjau. Taip, ant baltos juostos nėra užvažiavę. Taip, jo. Mocu neužinėjo. Įsimintiniausias momentas, reiškia, jis nėra toks kažkoks labai, kaip sakau, žvaigždė, bet pakviestas žmogus. Šiaip vienas žinomiausių. Jo, vienas žinomas toksai jo. Aš kaip ir prieš jį skaitosi laimėjau, bet jam reikėjo ilgai suprasti tai, kad jisai padarė klaidą. Kažkur kažkas ne taip. Bet čia neįsimintiniausias dalykas. Įsimintiniausias dalykas buvo tose varžybose tai, kad su kiekvienu davažiavimu iki finišo užsidegdavo pas mane ratas ir aš finišuodavau su ugnim. Tai geriausias vaizdas buvo, kai mes su Dynu važiavome ir aiškis, Dynas paskui mane čeisina, išsigandęs, kad ten jau dega ta mašina ir jisai nori būti arti manęs, bet jisai negali labai arti pražuoti, nes jam veidas dega. Jam veidas dega, nes jisai yra dešinėje pusėje. Tai mes tikrai smarkiai apsvilinome tos mašinos tą vieną šoną, bet reiškia, su kiekvienu geru važiavimu per varžybas užsidegdavo ratas ir ten buvo wow, ten visi. Kodėl jie dega? Iš tikrųjų, ratas užsidega dėl to, kad į jo pusę yra duslintuvas atsuktas. Ir būtent etanolio garai, tipo? Ne, natūraliai benzinas. Iš esmės tai bet koks dūmus uždega ugnis. Tai reiškia, jeigu tu turėjai kažkokį backfire iš duslintuvo, perspirėjai per sankabą ir tau tiesiog natūraliai sproktelėjo, tau uždega dūmus. Tai tarkim, labai dažnai Max Priešų mačiau irgi uždega, tai reiškia, aš net nežinau, kurio duslintuvas, bet ten faktas, kad jisai kažkur yra šalia prieš ratlankę. Tai pas mano tą automobilį buvo duslintuvas pasuktas truputuką prieš reduktorių link rato buvo pasuktas. Ir jeigu aš stipriai perspausdavau per sankabą, pas mane būdavo ant įkaitusios beprotiškai padangos tiesiog liepsna užsibūrė. Nes šį savaitgalį Adamas jį buvo iškikintas iš Vengrijos, nežinau, žiūrėjai Masterius. Ne. Jam ten antrą, trečią kartą užsidegė ratas. Ir sako, biški negerai, nes... Bet jam ir ratas ir dar ten kažkas buvo, kad jis... gal ir maišau, kad aušekų ten kažkaip taškėsi. Bet, situacija, kad pradeda nebepatikti šitas vaizdas, nes pas jį
visas ketvirtis nudegęs, pliaunkė nudego, žinai, nu realiai, tu nesupranti, gesint mašiną. Taip, tai yra sudėtinga, tai reiškia... Bet čia ką, išmetimą reikia išsivesti iki mašinos galo? Reikia išmetimą nenusukti į šoną rato, o jį tiesiog tiesiai už galinio reduktoriaus pabaigti tiesiai geriausia. Tai Anglijoje, pavyzdžiui, anglai, tarkim, airiai, jie specialiai buvo momentas pasidarę duslintuvo bakelius, kaip sakau, vaizdžiai parodysiu, reiškia, už galinių ratų nusukdavo net į ratus, arba prieš galinius ratus pasukdavo į padangas, tam, kad vandenį nustumtum, tam, kad šildytų ant šlapio, tokį kaip turėjo triuką pasidarę. Nežinau, kiek tas veikia, kiek tas buvo gera, bet faktas tas, kad tikrai nėra naudinga turėti tokį duslintuvą prieš ratą. Nes, žinai, kai airiai važiuoja visą čempionatą, visi lyja, tai paimkim tai, kad niekada negali žinoti, kada per alsuoklį išspjautą tepalą kartu per duslę įspjaus. Tai reiškia, tu gali gauti ir tepalų, ir dar kažkokių nesąmonių ant padangos, pačių nereikalingiausių momentų, paimkim tai. Visada mašinos su programuomis kompiuteriais etanolio gauna daugiau per duslintuvą, vandens tiesiog va. Tai pas mane tada tai buvo ir tas man nepadėjo, bet mes kitose varžybose tiesiog padarėm prailginimą duslintuvų ir to išvengiam daugiau, nes kaip ir tu sakai, apdegė visas ketvirtis, lipdukai apsvilo. Atrodo gražu, bet tai kainuoja. Kiekvienas daiktas turi savo kainą. Okay. Pakalbėkime apie drifto ateitį. Ne, mes dabar matom tą tokį virsmą, kaip dabar šnekam, žinai, Streetas Semi-Pro iš Kem 6 perlipinėja į 90-us, ką jūs darėt turbūt prieš gerą 5 metį daugiau. Pro lyga perlipinėja į Supras, o dabar į antrukus, G seriją. Automobiliai technologiškai turbūt jau labai bus sunku juos padaryti gudresnius, nes, galingumo daugiau jau nebereikia, nes padangos tiesiog nelaiko, dabar šnekama, kad ir kitos lygos nori grįžti į 265, ką mes esam padarę prieš kurį laiką, irgi daug šneku apie mono padangą. Kaip tu įsivaizduoji, lietuviškas čempionatas ir, pavyzdžiui, masteriai, kaip jie galėtų atrodyti už 3-5 metų? Ar kažkas gali kardinaliai keistis, ar matai kažkokį takelį, kuris gali būti minamas tolyn, ar panašiai viskas ir bus tik šio elementų daugias ir mašinos naujas? Patys kaip masteriai, tai jie apskritai deda visas didžiausias pastangas, kad jie būtų kuo išskirtinesni. Tai pradėkim nuo to. Reiškia, tie masteriai, kuriuose mes pradėjome ir kokie yra dabar, jie yra stipriai pasikeitę. Automobilis, iš esmės, jisai, jeigu mes paimsime BMW Supra ar dar kažkurį dalyką, kurį mėgsta visas pagrindinis kontentas, tai reiškia, jisai nepabėgs toli nuo savo galimybių. Tai kaip sakau, paimkime, aš jau pasakojau, reiškia, jeigu BMW padarė F-seriją nieko per daug nesikeičia nuo G. Tai netgi jeigu ir dabar atsiras nauja serija ateityje U, kuri jau prasidėjo, reiškia, nauji antrukai jau U vadinasi, tai jeigu, tarkim, pakeis kitą seriją, principas, žinok, turbūt išliks labai panašus važiuoklės. Pavyzdžiui, tube chassis, vamzdinė ciela mašina, kuri būtų lengva. Į temą, ne į temą? Tau tikrai to nereikia. Pradėkim nuo to, kad bet kuris profesionalus sportininkas visada nori būti maksimaliai pasiruošęs. Tai, tarkim, paimkime, kaip aš apie tai galvočiau, reiškia. Jeigu aš, pavyzdžiui, norėčiau važiuoti į masterius, tarkim, ateityje, tarkim, turėdamas kažkokį tai biudžetą, norėčiau sudalyvauti dėl savęs ar dėl bendrai, dėl bendro įdomumo kokybiškai, tai aš rinkčiausi tokį patį kelią, kaip ir yra pasirinkęs Vieščiakas. Reiškia, turi 2 mašinas vienodas, reiškia, tu esi pasiruošęs maksimaliai. Viena mašina sugedo, tu sėdi į kitą mašiną. Jeigu tu vieną sudaužysi, tu pasidarysi antrą atsarginę tokią mašiną, tokią pačią. Jeigu mes pradėtume kalbėti apie vamzdelinio kėbulo paruošimą, tai reiškia, jam turi atsirasti reglamentas, pradėkime nuo to. Niekas tai to nedarys. Reiškia, daug metų vieną reglamentą visi betobulinimi jo nenorės pakeisti. Tai
kažkada HGK buvo padaręs pusiau kitkarą, bet jisai tiesiog liko kaip demo. Aš jo istorijos net nežinau, kur jisai yra, bet Stovi garažė, gali būti, va, nes net ne garažė, o ant Jūrinio Koniko užmestas. Tai va, tai reiškia, tas automobilis gal ir įdomu dėl savęs pasidaryti, bet jisai tikrai nebus pritaikytas važiuoti drifte. Kodėl? Nes driftas kaip ir nėra kontaktinis sportas, bet mes žinome, kiek būna nelaimių su jame. Tai reiškia, jeigu tu profesionaliai, norėdamas dalyvauti geroje lygoje, investuosi daug į kėbulą, tai tu iš esmės daug ir prarasi. Nes vienas geras krešas ir tavo visas laikas jis nueina. Reiškia, mano manimu, kėbulas turi būti kuo kokybiškiau, paprasčiau padarytas, tam, kad esant reikalui jį sudaužus, būtų galima jį pakeisti tokiu pačiu. Tai tarkim, kaip ir minėjau, pavyzdžiui, neskubant kėbulas pasidaro ten sulankai su visko per 3 mėnesius. Labai daug neinvestuojant laiko. 2 mėnesiai reiškia paruošimui ir mėnesis nepilnai lankam ir toliau dažymas. Tai reiškia, jeigu tu vieną projektą pasidarėjai, tu po kurio laiko eini, tada daraisi tokį patį kėbulą ir blogiausiu atveju jį pasiliekia atsargai. Nes jeigu mes pasižiūrėtume į Formula Drift ar pasižiūrėtume į Drift Masterius, tikrai yra daug avarijų. Tai reiškia, tu rizikuodamas dėl pirmos vietos arba aukščiausio rezultato, tu tikrai turėsi avarijų. Tai, kaip sakau, geri vairuotojai tas mašinas mažiau daužo, bet, reiškia, priekyje važiuojantis gali padaryti kažkokį feilą, kur tu dursi į blokus ir pusę mašinos sulinks. Tai tu manai, kad technologiškai kažkokio didelio esminio pokyčio tikėtis neverta, ne? Kad viskas ir liks. Aš manau, kad nebent ateityje galėtų ateiti elektra. Buvo darę formuloje elektrinę mašiną, reiškia, bet tai ten buvo ganėtinai senai ir dar technologijos buvo senos. Tiek, kiek dabar yra išpopuliarėjusi elektra, tai jinai netolimoje ateityje, jinai tikrai veiks. Galima tikrai padaryti gerą elektrinį driftkarą, įdėjus mechaninę greičių dėžę ant variklio. Jisai tikrai puikiai funkcionuotų. Bet reiškia, kaip Formula Drift važiavusi mašina, kaip jinai buvo padaryta, tai reiškia, tai buvo elektrinis variklis, kuris turėjo tik tai gazo pedalą. Jisai neturėjo jokios skirtingos redukcijos. Tai reiškia, jeigu tu užmyniai dugną, tu ir turi ten 200, kaip sakau, apsisukimo greitį. Tai kadangi žinome, kad elektra labai sparčiai tobulėja, tai tikėkime ateityje, manau, elektros, o kaip formulės pakeitė elektrą, tai niekam nepatiko. Tai nemanau, kad kažkas norės ir tos benzininius variklius pakeisti. Bet manau, kad netolimoje ateityje mumis tikrai užspaus visa ekologija, dūmai. Mes patys baisiausi šitoje temoje. Benzinas be katalizatorių, tai tarp kitko, Prancūzijoje, reiškia, drift automobiliai visi dalyvaujantis. Ne, tai ne katalizais, o turi būti visi ant etanolio. Dėl emisijų būtent. Jo, dėl emisijos ant etanolio turi būti. Tai čia tojaus ir kažkur čia ateis pas mumis kažkas. Matai, tas sportas toks jūs santykis, sakė, dabar čia buvo išėję ant elektrinių, ir dabar po truputėlį eina atgal, nes supranta, kad nėra tiek galinčių vystyti technologiją. Žinai, lieka ant 3 gamyklų ir biški baigėsi ralis, kai lieka 6 mašinos. Tai dabar truputėlį lyg atleido gazą ant tų dalykų ir šiaip manau, kad čia, žinai, ilgą laiką bus ta šventa vieta, kur visi stengsis kuo ilgiau neįsileist. Formulė E šiaip įdomumo dėliai, sportinė prasme jie žiūri, nes taip, kad, žinai, Verstappenas viską laimėjo, to nėra. Ten pastoviai keičiasi, žinai, nugalėtojai, pastoviai keičiasi čempionai, tai sportinė prasme kaip ir įdomu, bet žiūrėti neįdomu. Jo, tu visiškai teisus. Mes visi žinome, kaip prasidėjo formulė, ten V10, mažalitražiai varikliai, didžiausiais ūkiais, tai, net per teliką yra gerai klausyti. Ne, tai Red Bull Showrunas vis dar vežiojasi būtent tą formulę, nors ją jau yra 10 metų šiandien. Taip. Nes, garsas, va. Tai lygiai taip pat kaip ir driftas. Tik tai matau, kad driftas po biškį tylsta, kaip sakau, jau net ir masteriuose žmonės matau, kad jau pradėjo naudoti bakelius. Tai dėl to, kad laisvas to reikalauja. Taip. Ir masteriai dabar apriboti, kur vyksta čempionatas. Čia viena iš didžiųjų problemų, kur vyksta čempionatas, nes tiesiog
kitos trasos neįsileidžia. Taip, tai va, tai reiškia, mes ir eisime turbūt prie tylos, galingumo mes jau visi turime šitose varžybose bele kiek, o padanga tai jinai bet kokiu atveju vieną dieną jinai turės pasikeisti arba iki mažesnio diametro, arba kaip tu sakyk į mono, bet mono padanga jinai nedominuos, aš manau, šitose varžybose, nebent turės būti 3 kokios bent skirtingos. Todėl, kad vis tiek, žiūrėkim, driftas tai yra, reiškia, tikrai ganėtinai brangus sportas net ir padangų atžvilgio. Jeigu yra kažkoks tiekėjas naujas, kuris nori eiti į rinką, nu, tai jisai visada daro pačias geriausias kainas. Nu. Tai reiškia, masteriuose mesgi turime ką pagrindę? Valino, turim Lenkus ir turim turbūt Zemeraldą Vesleiką, nu. Tai kurie važiuoja visi. Nu, dabar Zestino. Tai va, Zestino, tai taip. Tai ką daryti tiem žmonėm, kurie turi kažkokią tai pagalbą verslumą iš padangų? Tai reiškia, va čia ir bus bėda. Tai kaip sakau, mes mažoje bendruomenėje, kurioje naudojame, tarkim, Zestino kaip pavyzdys, kaip Lietuvoje, tarkim, tai gal ir galėtume tai padaryti. Bet faktas tas, kad, kaip sakau, pradžioje sezono kažkoks jaunuolis rašė man iš Zestino. Neprisimenu, nepasakysiu, kuris vardas, jisai sako, aš esu dileris, reiškia, aš tau galiu, sako, duoti. Iš tai vyresnis, tai ne jaunuolis. Whatever, nežinau, nuotraukoje atrodė Tautvydas, taip ir buvo, reiškia, nuotraukoje jis atrodė jaunas. Tai žinai, tos vestuvinės nuotraukos, dažnai naudojamos. Taip, tai reiškia, jisai man rašė, jisai man siūlė pabandyti tas padangas, reiškia, bet kaip aš sakau, nu nebus Lietuvoje tau didelio verslo, kai tu pardavinėsi tą padangą už 150 eurų. Aš nežinau, kaip gerai yra, kaip jam gerai sekasi. Bet... Ne, tai tų nieks neperka, tiesiog viena žemesnė, nu, ten yra Pro padanga ir yra Max. Tai faktiškai dabar, nežinau, 8% čempionato važiuoja ant Maxų, nes sukibimo per akis, o ranų laiko žymiai daugiau. Taip. Ir kalba kokia dabar ir vaikšto biški, kad kitiem metam eit ant mono padangos, bet būtent ne ant tos kibiausios brangiausios, o būtent ant tos vidutinės. Gerai, tai tu man tada atsakyk, kiek kainuoja ta Max padanga? Aš nežinau, aš neperku, bet man atrodo, kad ten palei 100-120 turbūt. Tai jeigu dar kainuotų 120 padanga su PVM, tai būtų kaip ir dar tokia, žinai, pusiau. Bet pradėkim, jeigu bus nuspręsta, nes čia, žinai, Baltijos šalis turi susitart, ne tik Lietuva, jeigu bus nuspręsta, tai bet kokiu atveju bus iš dilerio smaugiama pati geriausia kaina dalykų, nes tik tokiu atveju bus sutarta, kad visi važiuoja. Aš ką noriu pasakyti, kad mano nuomonė, kaip tai turėtų atrodyti, reiškia, jeigu jūs norėtumėte įvesti mono padangą, tai turėtų būti kažkokia adekvati kaina įsigyti visiems. O ne tai, kad, reiškia, Benas ar Simonas ar dar kažkuris gauna, kaip sakau, žinai, pusę padangų už dyką, tarkim, jisai dėl to važiuoja ir jisai, žinai, balsuotų už tai, kad darykime mono padangą, o reiškia, o Bemvutis, ten Max Priešas, Sandra ar dar kažkas sakytų, mes norime kitų, nes mes galime jas gauti pigiau. Tai bendrai kalbu, tai sakau, žiūrėkim. Tai jeigu būtų gera kaina, tai tu nepyktum. Kaip ir nepykčiau, jo, bet ką noriu pasakyti, reiškia, paimkime tai, Vesleikas kainuoja ten 7,5 eurus, plus PVM. Zemeraldas man kainuoja ten irgi mažiau negu 80 eurų, tarkim. Nu. Gera kita firmos padanga visada kainavo ten žemiau 90 eurų tam tarpe, reiškia. Tai jeigu mes pridedam mokesčius, mes turime ten 100 plus eurų, bet tai nereiškia, kad 120. Nes jeigu tu ten ar 140, nes tai... Žinok, net pačiam įdomu pasidarė. Nu, pasižiūrėk, kiek tiksliai kainuoja, bet aš kiek žinau, kad tos kainos, nu, jos yra tokios truputuką mums per didelės. Aš sutinku, kad ta padanga visi, kaip sako, ir siūlo, reiškia, kad jo, mano padanga yra, žinok, pardavinėjimo pati geriausia ir čia, žinok, va, tas ir tas naudoja, jam reiškia, tai reiškia, kad ta padanga ir tau bus labai gera. Ne, nu, mes perkam, pavyzdžiui, aš, tarkim, perku padangas sezonui, kaip sakau, kitų metų gale, norėdamas gauti geriausią kainą. Apsimelavau. 97 eurai. Vat, Uphillui, Akrova 07 softas, 265 ar 18,5 kainavo 97 eurus. Su PVM ar be PVM? Įtarsiu, kad su, nes neišskirta. O super softas, Pro padanga kainavo 100 pam.
Žinai, va čia ir gavosi ta natūraliai ir aš žinau, kad Outfidas turi tų super softų padangų pilną garažą ir niekam nereikia, nes Ana performina stipriai per gerai savo kainą, žinai, tiek sukibimų, tiek važiavimų skaičium. Tai 97 eurai, tai čia ir gaunasi kažkas 70 kažkėlė plus PVM. Linai, viskas gerai. Aš tai noriu pasakyti, kad mes kalbame tik tai dabar gražiai. 80 eurų. Mes kalbame tik tai dabar gražiai, bet gali būti taip, kad atsitiks toks dalykas, kaip lietuviškas būdas, standartiškai, kad ateis sezonas, visiems reikės padangų ir ta kaina pradės kilti, nes sakys, mes neturime ir taip yra. Matai, čia jau yra įsipareigojimai tam pandylės. Jeigu tie įsipareigojimai, jeigu jie bus įgyvendinti teisingai ir be jokių kliučių, tai tada valio. Jeigu mes visi susitarėm, kad, va, tarkim, aš pirksiu 100 padangų ir ta viena padanga man kainuos ten kaip pavyzdys ten tiek pat, kiek aš perku už Zemeraldą, tarkim, arba moku ar ten už Vesleiką, kai anksčiau mokėdavau, tai viskas valio. Bet jeigu man tas kainuos daugiau, žinai, tai ten keli eurai, 5 eurai tas nesudarys reikšmės, bet jeigu ten bus 20 eurų, tai per 5 padangas, tai jau tu vieną padangą praloši. Aš to puikiai suprantu. Matai, iš ko visą tai atsirado? Tai atsirado iš paskutinių poros metų, kai vidury sezono nebelieka padangų ir jų turi tik tie, kas yra pasidarę didelius preorderius, kas gali sau leisti sezono gale užsipirkti didelį kiekį ir tada iš to, žinai, atsiranda kainų kilimas. O čia tai vienintelis buvo momentas vidury sezono irgi, kad tų vidutinių buvo pritrūkę trumpam laikui, bet esmė, kad visi buvo užsisakę super softus ir paskui nieks jų nebepirko. Jie sandėliai taip, žinai, ir stovi. Tai... Mes bet aš tavo nuomonę supratau, bet iš esmės išlyginti jėgas per padangą dar labiau tu nebūtum prieš, ne? Ne. Linai, 99% visos geros padangos veikia panašiai. Jeigu mes pamatuotume laiką, įveikimo laiką trasos, ten, tarkim, kaip sakau, startas, minimalus šniūras ir kažkoks driftas, bet kuri padanga veiks vienodai. Tu pajausi skirtumą tik tai turbūt sekundės dalį. Ne, negali sakyti to, aš suvalinkė, nes neveltui visi jų važiuoja. Žinok, yra visos padangos apie 8 eurų. Masteriuose yra daug metų mados klyksmas, reiškia. Jeigu Piotras važiuoja su Valinkiam, reiškia, o Benas važiuotų, kaip sakau, su Vesleiku ir įsigautų vieną kalkmalkų nuo jo, tai jisai apsiverkęs nueitų, nusipirktų tą Valinkį ir viskas, ir jisai važiuotų toliau. Jeigu vienas važiuoja su Valinkė, važiuos ir kitas su Valinkė, važiuos ir trečias su Valinkė ir tiesiog bus taip, kad tai palauk, tai tu čia Zemeraldą naudoji ir čia Vesleiką, tai kodėl tu ne prie Bachūro? Pagrindinis dalykas tai yra. Kas yra dabar valino.com, kas yra Europos dealeris, tai yra Driftmasters GP. Tai čia natūralu, kad jie pušina tą brandą, nes patys importuoja. Aš žinok, daug metų jau masterių varžybų neskaitau ir nelyginu kaip pačių kiečiausių. Todėl, kad aš sutinku, ten tikrai geri driveriai važiuoja, bet pasižiūrėkime, kaip mašinos lūžta, kokios avarijos vyksta. Vientisumą bendrai, paimkime to etapo, ten tiek vyksta nesąmonio, ten tokios aistros vyksta, kad aš kaip vairuotojas nedegu noru ten dalyvauti. Aš geriau, pavyzdžiui, norėčiau suinvestuoti daugiau pinigų, nuvažiuoti, nusiplukdinti mašiną į Ameriką, pasivažinėti keliose varžybose, vien dėl savo, kaip sakau, patirties palei sieną ir visą kitą, negu pastovi važiuoti to mišrainį masterio. Kažkada buvo toks planas, ne? Tai buvo planas, bet jis dar ir yra kaip svajonė. Mes jau esame su Aurimu diskutavę apie tai, kad sakau, žiūrėk, aš sakau, paimsiu, tiesiog įmesiu į konteinerį tą mašiną, atsiplukdinsiu, pasivažinėsim varžybose, praleisiu for fun laiką, nes noriu tiesiog aplankyti Ameriką. Tai gal, sakau, taip lygiai grečiai padarytume tokį dalyką. Bet, kaip aš sakau, man patinka varžybose sudalyvauti taip, kad aš atvažiavau su sveika sportinė mašina ir išvažiavau su sveika sportinė mašina, reiškia. Ten smulkus kontaktai, ten nieko, bet kaip matau, kaip žmonės dirba atvažiavę prieš varžybas, tai reiškia, keičia motorus, dėžes, reduktorius, laužo, daužo viską dėl paskutinio to lašo. Bet čia konkurencijos lygis. Tai konkurencija, taip, bet iš ko susideda konkurencija? Iš padangų, iš žmonių nepasiruošimo.
Mes su Zakurilu diskutavome, su Andruku, kur važiavome, praeitais metais diskutavome, sako, aš jau nebenoriu, sako, čia dalyvauti, bet sako, aš tiesiog važiuoju dėl kitų dalykų. Reiškia, aš jau nebenoriu, sako, man jau, sako, čia jau daėdė viskas, sako. Nes, sako, tokia konkurencija, sako, kad visi važiuoja su 285 padangom, sako, mano mašina, sako, aš kaip ją rinkau, jinai nebuvo tam sukonstruota, bet, sako, tu negali nenaudoti jų. Taip, nes visi kiti, kas naudoja tas padangas tokias, vadinkim, kaip sakau, ir kas naudoja plačias padangas ir kurios turi daug gripo, jie tiesiog natūraliai žmonės galvoja, kad ir aš privalau tai daryti, nes jeigu nenaudosiu, aš praknysiu tas varžybas. Bet pažiūrėkime, visada koks yra penketukas. Tai reiškia, tai yra lengva, manevringa ir gudraus driverio mašina, kuris nesprogdina pastoviai motorų, kuris nelaužo pastoviai tų visų dėžių, redukcijų ir visą kitą. Tai aš noriu pasakyti, kad tas bandos jausmas, žinok, jisai ir Lietuvoje yra. Jeigu aš naudoju galingą mašiną, tai ir kitam reikia galingos mašinos, bet mes daug pamirštame, kad mašinos kūryba prasideda nuo smulkmenų, reiškia, ir planavimas jos yra labai sunkus. Tai reiškia, tu pradedi planuoti nuo esamo galingumo, eini link variklio ir tada tik tai eini į kėbulą. O ne tai, kai daugelis, turiu mašiną, masteriams reikia 800, Petrai, atsuk man 900 bus. Vienas sankabos perspirimas, sulūžo į sieną ir dar kažkas kitas iš paskos sudaužė. Tai tokia, mano nuomonė tokia yra logika dabartinė. Ne, aš, kaip pasakyti, užkulsiuose mąsteliai šneka, kad bitva yra per didelė ir būtent dėl to jie vis dar patys kažkaip nedįsta į tą 265 grįžti, nes vien iš tų 20 papildomų milimetrų gaunasi nemažai reikalų. Aš kiek žinau, kitais metais gali būti, kad bus jau grįžtai, 265 ir tiek. Taip ir buvo planuota 23 metais. Užpilta padangų turbūt į priekį ir jas reikėjo sudeginti. Tai tas turėtų pasikeisti. Tas, žinai, yra Dynas, nėra Dyno, o Dynas nevažiavęs viename etape, visiems dabar, žinai, čempionato lyderis, irgi visiems sumala smegenis. Tai overall, aš jį pritariu tavo idėją ir, žinai, aš kitiem metam esu jau pradėjęs dėlioti darbus, kad plėstinė čempionato varžybas, kurias mes darom, būtent jų mažinti skaičių ir dabar derimės dėl Matsurių organizavimo Estijoje ir Latvijoje, nes dingsta smagumas, dingsta tas kaifas, kurio tu atvažiuoji pasimti, nes kai matai tik tą varžybinį elementą ir dėl tokį jau, žinai, kruvinais pirštais trečią dieną, ne apie tai yra driftas, žinai, yra krūva kitų autosportų ir tas keep drifting fun yra labai dingęs. Tai man dėl to žymiai labiau patinka ir dalyvauti, ir žiūrėti, ir organizuoti Matsurius. Ir pasaulinė tendencija, Amerikoje yra renginys pavadinimu Grid Life, kuris savo dydžiu jau yra faktiškai Formula driftas, kuriame susirenka visi, pažiūrėti koncertą, pasivažinėti, pareivint, pasidžiaugti to mašinom, o ne, žinai, gulėti po jom ir nematyti saulės per savaitgalį. Aš pastebėjau, kad Arūnas Anglijoje būdamas, jisai labai mėgsta demo. Jis man visą, žinai, apie tos demo, kas tas demo, žinai. Tai sako, kažkoks vyksta renginys, tu susirinki, sako, atvažiuoji, palakstai padriftini, sako, mini namo. Tai ne varžybos, sako, žmonėm tai parodai. Tai iš tikrųjų Lietuvoje pas mumis paskutiniu metu nutrūksta tų treniruočio. Aš sutinku, kad su Matsuriais gal ir visai kaip ir idėja yra, kaip tu sakai, padaryti jų daugiau, tokių kaip pasiruošimas varžybom. Bet vis tiek Lietuvoje dar pas mumis trūksta to žmonėm apsišvietimo. Kaip ta mašina turi būti. Jeigu mes jau kalbam apie semipro, tai semipro jau geriau pasiruošiau. Ja. Aš net nenorėčiau pasižiūrėti, kaip atrodo strytas ten, kokios ten mašinos ir kaip žmonės ruošiasi. Bet aš galiu pasakyti, kada vyksta koks renginys, matydamas, reiškia, kas darosi drifto grupėje. Jeigu, tarkim, savaitgalį buvo varžybos, labą dieną, man reikia siurblio, radiatoriaus, dėžės, visą kitą, tai reiškia, kolonėlės. Reiškia, žmonės atvažiuoja į tas treniruotės ir į kažkokias varžybėlės, visiškai nepasiruošę. Ne, jie jau moka atsivežti traukę ir pusašį. O visa kita, kaip dievulis duos.
Nes, žinai, kai kas vis dar važiuoja ne su autobusu pilnu detaliu, o važiuoja su mamos universalu, ant kurio kablys yra. Bet čia, žinai, strytas, tai tam yra nuo to ir prasidėjo, bet semi-pro, pavyzdžiui, kiek mes apskritai Lietuvoje turime semi-pro dalyvių? Šiemet yra toks grubus mažėjimas semi-pro nutikęs, apie kurį turbūt sezono pabaigoje reikėjo šnekėti, nes nemažai nusirotavo į pro. Ir nemažai tiesiog nustojo važiuoti. Taip. Tai dabar tarp 30-40 seniau buvo 7. Bet, sakau, žinai, tas pats Oskaras pagaliau nuėjo iki pro lygos, Paulius Petrauskas ir daugiau tų dalyvių pagaliau nuėjo į pro lygą, kam, žinai, 2-3 metus blendo, neskaičiuojant, kiek ten slyta trynėsi ir ateinančiam sezone aš matau dar grubiai turbūt 3 dalyvius, kurie jau išeis į pro lygą. O semi-pro kokias padangas naudoja? 225 semslik. 225. Iš esmės, matai, žmonių gal iš tikrųjų prastai yra idėja naudoti tokias siauras padangas. Nu žiūrėk, tarkim, jeigu semi-pro dalyvis norėtų ruoštis automobilį pro lygai, tai būtų smagu, kad, tarkim, jisai galėtų bent vieną sezoną gerai, normaliai pašerti besiruošdamas pro lygai. Žinai, mes nedraudžiam jiem važiuoti į pro lygos varžybas. Ir jie turi 2 trasas, kurias važiuoja pro lygą ir tai yra sudėtingiausios trasos. Nes tai ruoštis nėra sunku. Su galios atžvilgiu ir tarkim, ruošiantis semi pro lygai, turint daugiau galingumo su šitą padangą, tai tu mailuosi vietoje. Nu. Tai va, kažkaip mano laikais, kai aš pradėjau driftinti, to nebuvo. Ir man tas labiau patiko. Kaip aš sakau, aš galėjau nuvažiuoti į pirmas varžybas ir pradėti kažką daryti, tarkim, reiškia, driftin, bet kaip kažkaip tai nebuvo, nei semi-pro, nei stryto, nieko nebuvo. Kai tu pradėjai, dalykų nebuvo, visi buvo vienam katile. Tas ir buvo gal ir smagu, kaip sakau, žinai, tu kaip dalyvauji vienose varžybose su galingesniais ir silpnesniais, tu gali viename darže pamatyti, koks yra skirtumas tarp tavęs ir tarp Petrausko, kaip sakau, kažkokio. Tarkim, jeigu mano mašina yra silpna, o jo yra mašina galingesnė, tai tu gali suprasti, matydamas, kaip taip yra, kas bus, kaip aš pasidarysiu galingesnę mašiną. Tai man tas gal tikrai labiau patiko. O kai tu esi, pavyzdžiui, stryte dabar, tarkim, ir stryte yra ten 100 mašinų, dabar stryte irgi 100 nebėra, yra kokius 70. Tai reiškia, jūs visi važiuojate vienoje vietoje ir kaip blemba, aš tai, pavyzdžiui, nematau, dalyvaudamas stryte, aš nematyčiau potencialų į priekį. Ką aš galėčiau tolėti toliau? Stryte, kad praeitum kvalą, tau reikia atkimšti ne mažesnį kiekį žmonių. Žiūrėk. Plus tai yra, žinai, entry. Tai yra ten, kur tu pradedi. Tai jeigu tu ten sutiksi, žinai, sutiksi Vasiliauską ir laimėsi, kodėl, žinai, atsirado tas priskirimas į lygas. Tai vat su Pauliumi ir Oskariu mes praeitą kartą šnekėjom, kad jie būtent atvažiavo į savo pirmas varžybas, kur visi važiavo su visais, sako, žiūrimi Garalevičių su Dudžyzy ir suprantam, kad, čia niekada mes nieko nelaimėsim, kam čia stengtis. Kai atsirado priskirimai į lygą, žinai, kur bent jau panašiam biudžete kapojas, kur jau, žinai, skilas biškiloš, tada atsiranda motivacijos bandyti kažkur eiti viršų. Ir, žinai, būtent Paulius ir Oskaras, kurie čia buvo praeitą kartą, yra labai geri pavyzdžiai, kaip tomis lygomis jie ėjo, užlipo, nes, pats pradedi norėjo daugiau. Plius, žinai, mes visada duodam, pabandyk to Abhilo. O dabar semi-pro lygą 2 metus važiavo. Abhilo važiuoja driftiškės. Tai jie, žinai, pabando ir jie nebenori grįžti tas aikšteles. Kvietkauskas ta pati istorija. Pabandė nebenori grįžti tas aikšteles, nes supranti, kad 4 bėgis yra žymiai smagiau. Linai, ir pasitikėti labiau gali tai, su kuo važiuoji. Aš suprantu šitą dalyką, viskas gerai, bet kaip sakau, aš matai aš kitaip viską dariau. Aš visada dėjau žingsnį po žingsnio, ėjau visada tobulėdamas vienoje vietoje ir dėl to aš praėjau šitą laiką, reiškia, praėjau, pas mane, kaip aš pradėjau, tai buvo viena lyga, tai dėl to ir sakau, kad aš kaip joje važiavau, būdamas pradinukas, važiavau su galingesniais, tada, tai reiškia, mano pirmos varžybos, tai buvo Siemens arenoje 2012 metais, AFIO daromose varžybose, kur net ir pats AFIS važiavo, žinai, ten. Tu neteisus. Ne, aš kalbu. Tavo pirmos varžybos buvo NP3 drifto iššūkis. Linai, ten buvo. Ne čempionatas. Ne čempionatas, taip. Aš sakau, mano pirmos varžybos, su kuriuose aš atėjau ir pradėjau kovoti dėl savo, vadinkim, vardo, tai reiškia, buvo D1 Sport 2012 metais. Tai reiškia, aš ruošiausi ganėtinai gerą konkurencingą automobilį,
bet laiko sumetimais aš nespėjau, šokau į krekždę Džonio ir važiavau su M3 motoru, paprasta standartinė dėžė ir kepežinskų išsukimu, kaip sakau. Bet tose varžybose aš mačiau reiškias, ir silpną, ir vidutiniškai galinga, ir galinga. Ir kai aš treniravausi su jais visais, reiškia, tai sakau, dar tais laikais važiavo Ramūnas, kuris turėjo Silviją ten ar kažkokį galingą, reiškia, tu nepatikėsi, kaip man buvo smagu sudalyvauti treniruotėse su juo, reiškia, ir vienam važiavime užsidėjus geras padangas, jam pakraut malkų tiesiog, reiškia, jisai bandydamas sekti mane jam buvo sudėtinga. Vien dėl to, kad mano gripios padangos davė man daugiau pranašumo. Bet aš noriu pasakyti, kad aš dalyvavau kaip pradinokas su aukštesniais ir aš siekiau jų. Bet tarkim, jeigu man kas nors pasiūlytų grįžti Street Lygą ir dalyvauti su visais vienodai žmonėm, iš esmės toje pačioje smėlio dėžėje, aš nežaičiau, nes man nebūtų įdomu. Tai apie ką tu kalbėjai? Dabar yra Arena Cup, kur visi gali važiuoti su visais ant vienodos padangos. Tai tas kaip ir iš esmės nėra dingę. Ir kitas dalykas, tai Ramūnas buvo su Dudžiai Šusoto arklių aikštelėje. Taip. Jeigu jūs būtumėt susidūrę kačilginiai, tai tau nebūtų buvę smagu, nes tu būtum dar startys, jau būtų iniciacija. Bet aš kalbu, kad aš mačiau potencialą. Į ką taikyti ir kur tobulėti. Bet kai tu sukiši visas krekždės ar ten visas tokias strytinės mašinas į vieną aikštelę, eini po tą aikštelę, nematai, kur tobulėti. Ta mašina važiuoti išmoksta, supranti, gal ir išmoksta, bet aš kaip sakau, iš mano patirties aš šitą praeičiau. Aš geriau pasitreniruočiau pats, kaip ir dariau kažkada, aš metus laiko treniravausi. Mano nuo ko viskas prasidėjo, aš nevažiavau iškart į varžybas. Aš treniravausi, drožiau tol, kol aš išmokau važiuoti normaliai ir normaliai kontroliuoti mašiną, tam, kad neprisidaryčiau gėdos. Ir aš į pirmas varžybas atvažiavęs, aš laimėjau 1 vietą. Aš kitose varžybose atvažiavęs irgi kažkur buvau ten, man atrodo, ar 4 ar kas, bet aš jau važiavau su savo Kem 6, kuris buvo netestuotas. Paskui kitose varžybose vėl buvau 1 ir aš sezono pradžioje, sezono gale buvau. Bet tu žinojai, ko tu nori, supranti, tu žinojai, mano buvo tikslas, bet sakau, tada buvo kitokie laikai ir viskas buvo kitaip. O dabar ta logika tokia, kai tu sėdi su visais draugeliais vienoje klasėje ir su vienoda mašinom lakstai, labai sunku tobulėti yra. Kodėl su vienoda technika, tai kaip tik vairavimas tobulėja. Ir supranti, Street Lygoje, jeigu tu rodai, kad tu važiuoji, reikia nepamiršti, kad tu Street Lygoje turbūt būsi 1 sezoną. Ir paskui tu būsi pakviestas eiti Semi-Pro. Jeigu tu Street Lygoje esi ten, žinai, 20-tukas ir taip toliau ir iš esmės atvažiavai pasivažinėti, tai toj Street Lygoje ir būsi. Bet, žinai, ne visi eina būti čempionų, kai kurie atėjo pabandyti. Ką dabar matom, žinai, būtent, žinai, kaip keičiasi paveikslas. Atėjo daugiau į Pro lygą dabar turi 20 kelis lietuvius stabilius. Semi-Pro dabar prasiskirstė, nes, sakau, dalis atkrito, dalis nuėjo į Pro. Street'e dingo oportunistai, nes jau būdavo 100 tų mašinų, dėl to, kad atvažiuodavo 30 tokių, kurie pirmą kartą čia. Kur klijuoja pirmą lipduką mašiną, žinai, ir turi visus tos pirmo karto klausimus. Tai dabar Street lygos konkurencija yra tokia, kad visi suprato, kad neverta ten važiuoti, nes tu tiesiog nepraeisi kvalos, jeigu tu neįdėjai pusės metų treniruočių bent jau. Tai kaip ir paprofesionalėjo, žinai, ir Street lygoje vis dar yra keli žmonės, kurie dalyvauja Semi-Pro ir Pro. Gustas Valainis yra geras pavyzdys, žinai, važiuoja dabar, šiemet atvažiuoja visas lygas. Segmis jaunesnysis lygiai taip pat. Tai su jais kapotis yra ką veikti, nes jų ir technika gera ir visa kita gerai. Tai yra tų, į ką turėtum taikyti, bet, žinai, reikia nepamiršti, kad masiškumas bus tada, kai lygos dar turi savo, žinai, kažkokį ribotą biudžetą. Tai jeigu, žinai, mes leistume visiems vėl varyti Street'ą, tai naujų dalyvių neatsirastų, nes jie suprastų, kad kol neįsmeigsiu 50 gabalų, tol nieko čia nebus. O jaunąją kartą reikia kažkaip užsiauginti. Tai čia tokia, žinai, sporto strategijos prasideda ir aš manau, kad ateinančių metų čempė jau reikės kažką galvoti ir keitalioti, nes baigėsi Kem 6, tai baigėsi pigus būdas ateiti driftą, šilas nebevirina šakių, kas, būdavo prilitris, su mechanikė vairą persikėlė, šilas susidėjai, už 3 gabalus tu turi, žinai, patikimą pakankamai mašiną. Tai gerai, bet taigi pas 92 irgi yra Pavlo dabar bomž paketas.
Tai dabar tų pigių lokų, man atrodo, jau yra 3. Aš nežinau, ar Pavlas jau paleido. Turiu. Tai Vaisvabas ir tas netgi paleido vadinamą šakės. Čia tai žvengiu, tas nusižiūrėjo nuo lietuvių. Tai, bet, žinai, reikia kažkam paimti ir parodyti, kaip tai pasidaro. Vat kodėl, žinai, mūsų laikais Norbe buvo labai svarbu, nes jisai rodė visiems, kaip darosi ir kaip brolis virina. Tada, žinai, Simas užsiaugino savo kartą iki pro lygos, tai mums reikia naujo youtuberio, kuris ateitų į Street lygą su 90 ir parodytų, kaip reikia surinkti pigiai mašiną ir laimėti čempionatą. Aš bandysiu į tą treniruočio antruką, į pirmuką treniruočio įsidėti, kur turiu dabar bomž paketą tą vadinamą. Tai pasižiūrėsim, kaip jisai veikia, kaip sakau. Bet faktas, o kas ten padaiktas? Tiesiog nefrezuotos detalės? Ne, iš esmės ten yra normalus, kokybiškas daiktas, tik tai, kad stupica, stebulėta vadinama, kuri dabartiniam lokitė yra jinai pilnai frezuota, tai reiškia, tame lokitė stupicos yra tik tai pusė ir jinai yra metalinė suvirinta, kur, kaip sakau, vaizdžiai pasiėmė pilną stupicos dalį, viršutinė dalis yra amortizatoriaus, pjauni po guoliu, prisuki prie guolio varžto apatinę šakės dalį ir padarai tik tai vieną tašką. Vienas taškas, kuri šakė pasidalina į 2 dalis, yra šeco guolis, vadinkim, ir labai panašus pasidaro principas kaip M6. Tai tu šitoje vietoje sutaupai vieną šakę, kuri yra 2 dalių, iš esmės 3 taškus turi tvirtinimo ir tu turi tą vadinamą bomž paketą. Tai, ir nereikia stupicos iš aliumo gabalo didelio drožt, kas yra tiesiog brangu. Taip va. O gal žinai, ką kainuos? Paulius berods sakė 800 eurų, man atrodo, kainuoja. Lygtais ten tarp 700-800 eurų. Jis šitas komplektas turėtų kainuoti, į kurį įeis stupicos, šakė paruoštas, nudažytas daiktas. Geltonas. Tai geltonas, taip. Pauliui patinka šitą geltonas, man irgi jinai patinka. Viskas gut. Kiekvienas žmogus turi savo spalvą. Vaisefabas turi mėlyną, Pavlas turi IRP, turi geltoną, lenkai ten visokių raudonų prikepė tų lokitų. Tai Oskaras savo raudoną turėjo jam. Netiko joks, tai pasidarė savo pažiūrės. Tai viskas gerai. Svarbiausia, žmogus konstruoja, daro, bet, kaip sakau, žiūrint, ko jisai siekia. Ar jisai siekia rezultato, ar jisai siekia konstruoti ir rodyti savo tą, vadinkim, prekę. Ten nori rezultatų, bet panašu, kad bando privesti mašiną prie save, žinai. Tai tada tegul manau, kad reikėtų susimažinti tos norus, pasimti veikiantį daiktą ir neeksperimentuoti. Bet nesakyk, aš kaip suprantu, tu pakankamai daug dalyvaudavai ir po kūrimo procese. Tai galima sakyti, kad ir pas buvo pagal tai, kas tau buvo fainai. Tai žinai, gal Oskaras nori kitaip važiuoti ir jam nepatinka. Gal, bet... Nes ir būdavo tas pasakymas, kad, tai jeigu Vasiliauskui tinka, tai ir tau jau tiks tas ir pažinai. Mes buvom daug diskutavę apie Vaisefabą ir IRP. Kuom jie skiriasi, kas yra blogai, kas yra geriau, bet daug neįsiplečiant paminėsiu vieną dalyką, kad visi išsukimai veikia jie. Tik tai yra labai daug niuansų reguliavime mašinos. Mašinos subalansavime, kaip sakau. Prieš 2 metus įsigijau automobilio svirimo stakles, tas lėkštės, kaip sakau, įsigijau. Tai reiškia, automobiliui perkelius 50 kg į priekį arba perkelius tuos 50 kg atgal, mažoje aikštelėje tu gali labai daug ką pajausti. Todėl, kad svoris, vadinkim, priekinių ratų spaudimas daug ką keičia. Tai lygiai taip pat kaip ir reiškia, Pauliaus važiuoklė pradėjo masiškai žmonės keisti Vaisefabą. Galbūt ne dėl to, kad Vaisefabas veikia geriau, bet gal dėl to, kad Vaisefabo kažkokie pradiniai taškai ir tas, vadinkim, pasiūlymas pirminis, jisai buvo labiau pateiktas tam automobiliui, tarkim, kaip paimkime pavyzdžiui, jeigu kažkas buvo susimontavę į pirmuką, tarkim, ten IRP kitą, jisai turėjo beprotiškai daug reguliavimo, žmogus natūraliai iš to reguliavimo blogai pasistatė vieną ratą, kitą ratą pasistatė taip ir iš to gavosi nevienoda važiuoklė, kaip sakau, ne kiekviena pusė gavosi, abejos pusės gavosi skirtingai, tai ne dėl to ta važiuoklė neveikia teisingai šitoje mašinoje, o galbūt dėl to, kad žmogus nežinojo, kaip ją padaryti. Tai ne veltui Vaisefabas
padarė šakę taip, kad jinai nesireguliuotų. Jinai reguliuojasi, bet jinai labai primityviai reguliuojasi. Reiškia, jinai turi savo tuos taškus, kurie jie galvoja, kad jiems tinka. Bet kaip, ką noriu paminėti, kad yra ir vienoje, ir kitoje važiuoklė niuansų. Tik tai juos reikia suprasti. Bet čia reikia įdėti daug darbo, pas mūsų vedimas, taigi yra nuvažiau pas Ūrį, kaip padarė, taip yra gerai. Bet Ūris, niekada nepadaro taip, kaip tam vairuotojui reikia, nes vairuotojas skiriasi. Vienam vairuotojui patinka vienoks aštrumas, kitam vairuotojui kitoks aštrumas. Labai paprastas pavyzdys – Sandra. Sandra turi naują antruką. Man gaila žiūrėti į bet kurią jos važiavimą, kaip jinai nemoka ir negali su juo susitvarkyti. Ne dėl to, kad jinai nemoka moteris važiuoti, bet dėl to, kad jai niekas nepasako ir nepasako ir nepadaro taip, kaip būtų gerai tai mašinai. Jinai žino, kad krekždėjai tai veikia ir viskas yra gerai. Tai visi galvoja, kad blemba, taigi čia mes nupirksim tas pačias detalės ir tą antruką sudėsim ir viskas turi būti gerai. Kuzmarskis reguliuoja tą mašiną, pats jos neišbando, sako, Sandrai važiuoti, Sandrai nepatinka ir užburtas ratas vyksta, reiškia, krūva laiko išleista, krūva pinigų, prasinervuota, ir ta mašina nerodo tokio rezultato, tokio, kokio norėtų jinai. Suprask mane tai. Žinom, kad tai yra pirmi mašinos metai ir kad vis dar vežiojasi abi dvi ir žinai adaptuojasi, tai gal nereikia per daug norėt. Ką aš pastebėjau, tai nepyk, susidėjau į svabą, nustojo daužyti. Šitas Linai tikrai ne tas, aš kaip sakau, man labai buvo liūdna matyti, kaip atėjo Vaisefabas į Lietuvą, kaip jį pradėjo pardavinėti masiškai ir kaip lietuviai masiškai pradėjo IRP pardavinėti. Tai aš noriu pasakyti, kad Paulius daug laiko praleido ir daug pinigų investuoja į kažkokius estetiškus daiktus, į patogų reguliavimą, tam, kad būtų žmogui patogu. Bet kaip sakau, galbūt jo yra kažkokia viena nedidelė klaida, kur mažas aprašymas reiškia. Nėra ten, tarkim, didelio aprašymo, gal mes kartu nesusidirbome, nepasakėm vienas kitam, kaip tai reikėtų pateikti žmonėm. Tarkim, ir kaip sakau, aš žinau, kaip tai padaryti, nes mes kartu bendravome, mes abu apie tai diskutuojame. Man nėra jokių problemų. Bet čia gal reikia Andriaus Vasiliausko kurso, kur, žinai, tu paėmė ir papasakoji, kaip padėti, kad mašina būtų tokia arba tokia. Linai, aš bendrai dabar dar pasakoju viską, ką norėčiau pasakyti. Tai kai sakau, reiškia, aš nekaltas, kad mano mašina važiuoja, o kad Petrausko mašina ar kito žmogaus nevažiuoja, kaip sakau, reiškia, bet tas toksai, kaip sakau, žinai, įsidėsiu Vaisefabą ir viskas bus gerai. Tai, žiauriai keistai skamba, jam tiesiog šitam žmogui trūksta bendrai žinių. Bet jisai irgi nekaltas, kad jis tų žinių neturi. Kalta visa bendruomenė, kad jinai bendrai nesikalba. Mes neturime, kaip sakau, tokių susitikimų, kažkokių, žinai, pakalbėti apie, kad ir per treniruotės, praeiti per mašinas, pasižiūrėti, kokios standartinės bėdos, kaip jas įspręsti. Tokio dalyko nėra. Čia aš jau gal tu visai gerai. Ir ką aš noriu pasakyti, pavyzdžiui, kaip aš pardaviau, kokią mano sėkmės istoriją pardavus praeitais metais 2 automobilius. Labai paprasta, random žmogui padėjau Omane pasidaryti, susitvarkyti automobilį, nes jau tiesiog matau, kad jo važiuoklė jau tokia bloga yra, kad, blemba, tiesiai važiuojantį mašiną stabdosi ir kaukia ratai. Ten taip yra blogai su suvedimu ir su viskuo, kad sakau, žiūrėk, aš tavęs nepažįstu, bet sakau, tau tikrai nesiseks su tą mašiną važiuoti. Sakau, žiūrėk, duok man 2 metrus, duok šniūrą ir sakau, aš to padarysiu taip, kad jinai tikrai važiuotų. Tai buvo korvetė, kurią aš paprastai elementariai iš akies sureguliavau. Žmogus išvažiavo kitą treniruočių važiavimus sesiją, jisai toks patenkintas liko, jis atėjo pas mane, jisai sako, my brother, ačiū tau, sako, aš netikėjau, kad taip gali pasikeisti. Tai buvo pirmas etapas. Antrame etape jau jisai atvažiavo su dovanom, jisai dar paprašė pakeitimų. Ir kitose važiavimuose aš prieš jį praknisau. Tai kaip sakau, žinai, smagu, kaip mokinys pranoksta mokytoją. Tai tą noriu pasakyti. Tai reiškia, apibendrinu šitą dalyką, mes turime daug gabių vairuotojų. Tai reiškia, Benas, Vaškelis, ten Kvietkauskas, aš ir daug kitų dalykai, kurie mes lipame ant podimo, tarkim, dažnai. Bet mes jau esame šitoje bendruomenėje daug metų. Mes jau galėtume pradėti dalintis sėkmingom istorijom ir sėkmingais patarimams
kitiems žmonėms, ar tai už pinigus, ar tai už kažkokią kitą emociją gerą, tai ką ir noriu pasakyti, kad jeigu tu turi IRP ir man su IRP puikiai sekasi, tai kad tu įsidėsi vaisefabą, tai nereiškia, kad tu laimėsi. Jeigu tau yra kitoks pojūtis, tai reiškia, tu neįsprendai bėdos. Tu tik tai pasilengvinai savo, tu pasiėmei labiau paruoštą daiktą, pritaikytą tokiom, kaip sakau, tokiom mašinom, kuri, įdėsiu, čia bus mažiau reguliavimo ir viskas veiks. Yra tas, bet žiūrėk, tu negali paneigti skirtumą, ne? Vaisfabas yra didelis plieninis šmotas, kurį sulaužyti yra sunkiau. Tai avarijų atveju IRP taip gražus, labai preciziškai išdirbtas, bet kenčia jisai labiau, linksta dažniau, vadinkim. Kitas dalykas, tai ką tu sakai, ne? Jo, Vaisfabas, kadangi jie prekiauja visam pasaulyje ir daugiau laiko, tai jie tiesiog turi daugiau patirties, kurie koncentruoti atiduoda. Žinai, tai faktas, kad neišeitų tiek pat patirties atiduoti IRP, nes tiesiog nenaudoja tiek žmonių. Bet tai, ką tu sakai, ne, būtent patirties pasidalinimas, tai mums reikia sugalvoti formatą ir aš manau, kad su laiku bus galima kažką tokio padaryti, tiesiog, kad bendrai pakelti visų kartelį į viršų ir kad žmonės pradėtų suprasti, kas yra suvedimas ir kas yra amortizatorius, nes šiai sekundėje tai to nėra. Aš bendrai noriu pasakyti, kad kai žmogus atsako, kas man padarė suvedimą ir, žinai, padarė ūris pagal taip, kaip daro visiems, tai čia yra blogiausias dalykas. Mano nuomonė tai yra blogiausias dalykas, nes, kaip sakau, nuo ko tu turi pradėti, aš galiu bendrai žmonėms pasakyti, nuo ko reiktų pradėti. Tai reiškia, automobilis tai yra, kai telefonas, reiškia, stačiakampis daiktas, kuris turi, kaip ir sakau, tiesias linijas. Tai reiškia, tu turi pradėti su mašina driftinti ir važiuoti su standartinė ratų bazė. Pradėkim nuo standartinio suvedimo, reiškia. Ir jeigu tu esi savo treniruotėse ir tu turi savo standartinius taškus, vairas tavo stovi tiesiai, galiniai ratai tavo stovi tiesiai, reiškia, tu turi standartinį automobilio sukibimą. Tai viskas, tu pradedi treniruotis, su to automobiliu pradedi važiuoti ir ateityje, norėdamas įgauti geresnių manevrų, tarkim, ar geresnio vairavimo su mašina, tu gali pradėti plėsti priekinius ratus, galinius ratus tu turi pradėti į vidų, reiškia, siaurinti. Iš to tu gauni sukibimą, kaip pavyzdys, reiškia. Bet jeigu tu atvažiuoji su savo surinktų automobiliu kreivom šakėm, pradėkime kreivai pastatytų kokiu tiltų įvirintų, kaip ten kiti daro. Bendrai kalbu, arba kaip aš mačiau vieną automobilį pas Martyną Twisted Smoke stovinti Kem6, kuris po sezono su sukrešintų ketvirčiu nuvažiavo įsidėti lankus, o paskui atvažiavo pas Martyną pasidaryti išmetimo kolektorius ir žmogus sako, taigi viskas čia gerai, sako, taigi išsitiesinsiu tą ketvirtį. Tai jeigu tokios mašinos atvažiuoja pas mumis į driftą ir jos nori techniškai pradėti važiuoti, tai čia yra didžiausia klaida. Nepasakyčiau, kad tai problema, žinau. Žiūrėk, vienas turėjo Kem6, sekantis turi 92, kaip sakau, dedasi važiuoklę, į vieną pusę ratas pasisuka vienaip, į kitą ratas pasisuka kitaip ir nuo to kalbos prasideda. Tai nuo to ir prasideda niuansai su ta mašina, kad jinai... Tai tavo mintis yra, kad dabartinis vaisfabų išpopuliarėjimas yra daugiau susijęs su tuo, kad žmonės tiesiog net nesistengia pasidaryti normalių suvedimų ir bando pinigai spręsti žinių problemą. Nupirksiu kitą, nors nežinau, kas su ono blogai. 21 metais Dynas susirinkęs 92 į Feropolį atėjo pas mane pasiklausti, kodėl mano mašina taip važiuoja, o jo nevažiuoja 92. Nes Dynas pirmą, kad BMW sėdėjo. Bet tai jisai ne kvailas vairuotojas, pradėkim nuo to. Bet čia, žinai, jisai vis dar šasi gyventojas. Ne. Tai pažiūrėkim, užbaikime šitą, ką noriu pasakyti. Reiškia, jisai atėjo su problema, kodėl man vairas juda, reiškia, darant posūkį, sukant, važiuojant, jisai turėjo problemą su vairo klibėjimu, reiškia, jam rankose vairas vibruodavo, to, ko aš neturėjau, tai tiesiog tas žmogus ėjo turbūt ir klausinėjo pas visus, žinai, ir yra šita problema ir kažkaip aš jos neturėjau. Tai tiesiog, kaip sakau, žmogus buvo susikūręs, susirinkęs mašiną, tai gal ten ir HGK, man atrodo, turbūt surinkinėjo tą mašiną iki galo, Bet faktas tas, kad jau nuėjus pas jį, pamatavus jo ratų bazę, vienas priekinis ratas stovėjo 2 cm labiau priekį pastumtas. Tai reiškia, ką noriu pasakyti, kad kaip tu
esi pasukęs vairą, nu kaip tavo automobilis stovi tiesiai, tai reiškia, tavo kolonėlė yra tiesiai, stovi lygiai, vadinkim, horizontaliai mašinos priekio, o traukės priekinės yra šiek tiek pasuktos. Tai reiškia, kad kaip tu darai suki vairą, tarkim, į vieną pusę, tai tavo traukė pradeda tiesintis. Tai kas įvyksta, kai tavo ratai kreivai stovi, reiškia, viena traukė gali atsistoti tiesiai ir jinai nebežino, į kurią vietą jai eiti. Ar daugiau eiti į priekį, ar eiti į galą. O kita traukė susukusi kitą pusę, jinai gali stovėti truputuką į priekį pastumta. Tai reiškia, kad jeigu tu jau esi pasistatęs ratus blogai pagal savo ratų pasukimo atžvilgių, tai į vieną pusę tavo ratas gali pasisukti daugiau ir traukė gali pradėti vibruoti, į kitą pusę gali būti traukė visada įveršta, ir ratas nevibruoja. Tai reiškia, žmonės ieškodami sprendimo kitą kartą paima važiuoklę visą pasikeičia. Arba tiesiog, nueina pas kitą ir paklausia, kokį tu suvedimą naudoji, arba kur tavo Ackermano plokštelės pastatytos. Net negalvodami, kad galbūt pati važiuoklė, jinai yra pakrypusi, ar traversas sulinkęs. Tai aš sakau, rasti šitą dalyką, tai yra sudėtingiau negu paimti, nueiti pas kitą, paklausti, ką tai padaryti. Dėl to žmonės ir klausia, ir bendrauja, bet, kaip sakau, manęs to, kas paklausia, tvarkingai, protingai, kaip sakau, žmonės, aš visada atsakau, man tikrai nesudėtinga pasidalinti šitą istoriją, bet kai tu pradedi žmogų aiškinti nuo pagrindų, kaip tai pasidaryti, jau tada prasideda daug klausimų, kokia tavo važiuoklė, kokia pas tave, kaip sakau, tiltai yra įdėti, ar jie išdaužtos mašinos, ar tavo kėbulas tiesus yra, ir visa tai susideda į vieną bendrą sumą. Tai Andriaus Vasiliausko suvedimo kursai, man atrodo, artėja. Mes jau viršijom laiką, kurį užtruko pirmoji laida, ir aš vis dar nejaučiu, kad mes būtume išsišnekėję. Ir taip turbūt niekada ir nebus. Aš manau, kad reiktų geriau susėsti daugeliu vairuotojų kur nors, kaip per kokį Matsurį, ir pakalbėti apie juos, kad bendrai spręsti mūsų visas važiuoklių problemos ir visus kitus klausimus. Aš tikrai pagalvosiu tam formatą, aš nežinau, kaip jį padaryti blaivų, kai sueis daug drifterių į vieną vietą. Bet aš tikrai pabandysiu pagalvoti šitą formatą. Matsuris, tai žinai, važiavimui skirtas, bet diena po Matsurio galėtų būti tam skirta. Tai mes šitą tikrai apsvarstysim. Beveik 2 valandų pokalbis ir, sakau, turbūt čia žinai galim šnekėti. Tai negarantuoju, kad Andrius čia negrįž. Jį tikrai pamatysit BetSafe Drift Finals šį savaitgalį, kaip Andrius sakė, gal pamatysit ir BetSafe Drift Matsurį rugsėjo 21 dieną driftiškėse. O aš šiam kartui sakau ačiū, nes nieks nežiūri ilgesnių negu 2 valandų laidų, aš nežiūriu. Mes net klausimų turbūt visų neapkalbėjome. Tai jau, gerai, pala. Aš turiu atrinkęs. Galim atsakyti gal į pagrindinius klausimus, gal žmonės. Pagrindiniai klausimai yra apie masterius, tai tu kaip ir apie tai šnekėjai. Mes jau minėjome apie masterius, jau ir praeitą kartą. Apie M2 buvo, tada buvo tavo čia tokių finansinių klausimų, kaip iš algos išgyvent. Apie Omaną, ar yra šiemet planas išvažiuoti? Vienais metais pailsėjau nuo Omano, iš tikrųjų pasilgau ne kiek Omano varžybų, bet Omano atmosferos pasilgau. Man labai patiko pakeliauti tenais, pabendrauti su draugais. Jeigu šiais metais pasiūlys važiuoti, pakvies, manau, kad sutiksiu, bet tik dėl for fun. Okay. Vien dėl to, kad ten smagu pabūti. Ok, tada apie vandens klausimus, bet čia ne vandens motociklų podcastas. SPM8. Toks buvo užduotas klausimas. Tai šitas gal SPM8 brangus B58. Bet iš esmės aš nematau šitame variklyje, kaip sportinėme variklyje, daug potencialo iš techninės pusės. B58 variklis tai yra pradžia S58 variklio, reiškia, jie labai panašus yra, tai paimkim Supros motorą, standartinis B58, jis yra kaip S58, tai vienintelis nuansas, kuris matau, kad pas vairuotojus kas vyksta, tai reiškia, variklis veikiantis daugiau negu 7,5 tūkstančio apsukų, jisai tiesiog pameta valvetroniko detalės, rokerius kitus, kitaip vadinamas. Reiškia, yra per daug laisva valvetroniko sistema yra. Ir šitas variklis nėra dizainų sukurtas turėti daug apsukų.
Tai reiškia, nebent šitas variklis tikrai geras iki 7000 apsukų ir tikrai patikimas yra, bet jeigu tu nori turėti daugiau, tu jau susiduri su problemomis. Nes Red Bull Drift broliai, būtent SPM8 su sausų karteriu, ir jie ten irgi mato, vat, ką galima pagerinti, kad jis būtų patikimas. Tai galbūt čia bus vienas iš dalykų, ką... O kuriame projekte? Bet į savo M2 truką. Ja. Iš tikrųjų, galiu pasakyti, esu išbandęs S55 du skirtingus karterius. Tai reiškia, N55 variklio karteris yra paprastas standartinio automobilio, atviras karteris, o S55 karteris jisai užsideda, siurbliai viską susirenka, bet jisai yra jau paruoštas, reiškia, kažkokiem, tai kaip sakau, gyja, šoniniam gyja visą kitą. Tai reiškia, jeigu su N55 karteriu, atviru karteriu, aš turėdavau ant posūkio, atėjęs vos nebekentri, turėdavau, tarkim, problemą, kad mano sekundės daliai tepalo slėgis dingsta, su S55 karteriu aš to neturiu, visiškai neturiu, bet S58 karteris, jo visa konstrukcija, yra wow. Jinai yra bent keliais šviesmečiais. Tam, kad motorą leis dar žemiau, visai nereikia tokio didelio bliūdo. Matai, tas leidimas žemyn, jis lygiai grečiai turi būti su, kaip sakau, tilto. Tai kaip vizualiai reiškia, mano alkūnė yra galinis reduktorius, o čia yra greičių dėžė. Jeigu tu viską pradedi beprotiškai leisti, tai tu turi žiūrėti pirmiausia, kur tavo reduktorius stovi. Tu negali tai paimti random visko nuleisti ant žemės. Tai gal jie nori labiau tą variklį tiesiai pastatyti, o ne leis žemyn. Tai va, nes visi BMW varikliai yra dizainos, yra paverstas. Tai S58, B58 variklius galima naudoti drifte drąsiai, jie tikrai yra stiprus, bet standartiniai varikliai bet kokiu atveju yra silpnesni negu S55 iš konstrukcinių dalių. Sekantį klausimą. Kad žinok, pagrindas vyda, kada masteriuose, kada Omanas, apie antruką, ką galima išspausti iš 2.8 nelendant į vidurius. Tai standartinius arklius Išspausti iki bažnyčios ir atgal. Tai pagrindė tokie klausimai. Labai džiaugiuosi, kad buvo lengvi klausimai, nereikėjo niekam daug ruoštis ir iš tikrųjų ačiū, kad pakeitėt, žiauriai smagu visiems, kad patiko pirmas mano podcastas ir iš esmės, jeigu visi kažkas susikopiruos ir pasiūlys daug klausimų, aš manau, kad mes susitiksim čia ir trečią kartą, ne? Tai tu visiems prisigalvosi kažko naujo. Tai čia nieko naujo, bus X3 koks nors drifte, nes žmonai reikia tiek. Žmona ir turi X3, bet ne driftui. Gerai, tai ačiū, kad žiūrėjot, pasimatom Bet Safe Drift Finals šį sekmanį.